Sveiki visi, mes grįžtame į savo Žmonos kalbą podcastą. Šį kartą gaila mūsų Basket Newsų studija, tapo studija iš toli ir turim šitą, jeigu norim tęsti, tai turim daryti per atstumą, bet aš tikiuosi, kad čia bėdos didelės nebus ir susiklausys viskas gerai, nes pointas šito yra ne daugiau, kad ta studija gera, bet manau, kad istorijų faina paklausyti ir, žodžiu, pabendrauti su labai, labai fainom žmonėm. Tai va, šiandieną pas mane, aš esu viena, kaip prisijungs Gabija Ulanovė į kažkokį kitą podcastą, tai mes čia darysim tai tryse, nes aš esu Japonijai, o šiandien mūsų svečiuose yra Gitana Kulbokė ir jinai yra Rygoj. Tai ja, čia tikrai pasaulinis podcastas, aš tai pradėjom Lietuvoje ir jau, žodžiu, bus. Tai va, tai tiek žinių, labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes čia taip susiorganizavom, turėjo viskas pavykti mums Lietuvoje, bet kadangi, žinai, planuoju, o kaip ten sako, juokėsi iš tavęs, ne, tai maždaug ir gavosi. Aš ten sufeilinau žiauriai Lietuvoje su tom datom ir su visko, bet labai ačiū tau už kantrybę ir kad mes čia pagaliau galim kalbėtis. Tai labai ačiū tau, kad čia prisijungiai į šitą mūsų prieš tos podcastą ir pašnekėtus. Tai papasakot, kaip dabar, tai labas, aš tiek klausimų, taip noriu paklausti, kaip tavo vasara buvo, nes mes susitikom Lietuvoje random, tai taip fainai. Jo, dar tik tai buvo, tik gimus tavo mergytė, ne, tada man atrodo, ten savaitę gal kokią, nieko, gerai. Vasara pas mus gerai, kaip namą nusipirkom, valia, nupirkom nuomai, tai dabar pilna reikalų, žinai, nes, kai nuomai namą paleidi, tai ten po to visko reikia, viską daryti, viską tvarkyti, o šiaip, ką dar, nieko, tai jau tikiuosi, kad šito podcast'o išėjimo paskelbsiu, tai laukiuosi, tu žinai. Tai tas atėjo toks, tai labai pilna visko, žinai, dar mašiną nusipirkom ant viršaus, mes jau pagalvojom, kad su 2 vaikais, tai mes jau niekaip, nes mes vasarą visą laiką nuomodavomės iš autojutos. Autojutos. Tas autojutai, nes mes irgi iš ten, man tavas, jie yra nerealūs, jie yra visiškai nerealūs. Taip, tai iš ten pat, tai dabar jau nusipirko mašiną, žodžiu, viskas, žinai, buvo kaip ir labai gerai. Ir jau kažkaip taip sutapo, kad būsim Rygoj, kas buvo labai patogu, kadangi laukiuosi, žinai, prie pat šeima, viską, žinai, taip pat, čia... Kelių kilometrų skirtumas, tai čia visai nieko. Ja, mes iš vis sakom, kad mes čia... Jo, kaip mes čia sakom, iš viso tiesiog, į kitą miestą Lietuvos atsikraustam, žinai. Ta pati Maxima, ta pati Rimi, tie patys Akropoliai, ta prasme, viską, žinai, produkcija Lietuvos, tam sureliai, taip toliau. Tai šiaip viskas, žinai, labai fainiai, labai smagiai buvo, bet tada Arnas traumą gavo. Tai dabar, žinai, visi metai tokie kaip ir gerai ir dabar į pabaigą tas truputį, nežinau. Jo, mes dažnai tokia gyvenime situacija nebuvom. Iš tiesų dabar tokia kaip ir toks sunkiausias etapas, kiek yra buvę, bet, po truputį, aš sakau, čia toks biškai kaip gaunas kaip postpartum, žinai, kaip būna pagimdai vaiką ir yra tie visi etapai, kur susitaikymas, žinai, ten paskui sėdi ir prisimeni senus gerus laikus, kaip čia buvo, žinai, tokia, va. Tai jau dabar po truputį, pristaikėm prie tavo, dabar kiek čia 3 savaitės praėjo po operacijos, tai jis jau normaliai vaikšto, tai jau šiek tiek geriau dabar. Tai va, nelabai vasaros tema, bet čia toks. Ne, čia toksai. Tai matai, būna žiauriai daug visko, man tai, žinai, kas tas nestabilumas, dar, žinai, čia labai ta tema, aš pasirašau irgi, kad pakalbėti apie tą nestabilumą, nes čia labai gerai įvardina visą šitą, ką tu papasakai, tai tas gyvenimas visiškai nėra stabilumo, visiškai. Pas mus čia buvo tokia istorija, žinai, aš jau viskas, blogas pasirašęs kontraktas, Japonija, varom Japonija, viskas okei, ir aš Danijai buvau pas savo tėvus, dėl to, kad mano geriausias draugas vestuvės buvo, jinai Danė, ir mano tėvai Danijai gyvena. Tada iš Danijos iš karto skridau į Japoniją su vaikais. Planas toksai. Naktį prieš skrendant į Japoniją, brokas prašo,
agentas skambino, gavau, tipo, siūlo kontraktą Kinijoje. Ir aš taip pat turiu už 12 valandų čia skristi ryte iš Kopenhagos į ten per connection flight, bet čia į tą Osaką. Ir okei, tai čia aš dar mes skrendam už 12 valandų tą Japoniją ir čia neskrendam, žinai, viskas jau sudėta, tipo, visi vaikai jau miega, žodžiu, kad tipo, jau ryte keltis rūriai. Tai toksai, kas čia vyksta, žodžiu, buvo biški stresai, čia kelias savaitės, tipo, toksai vilkimas, žinai, jau čia, tipo, atskridom, kaip ir atsikraustam tais visi daiktais, bet sėdim ir tam bute, ir ar pirkti čia kažkokius, žinai, vis tiek daikčiukų reikia pradžioj ten kokį nors, man žinai, svarbiausia yra kavos, mano coffee machine. Tai, žinai, vis kad ir tokie maži dalykai, žinai, tai, tipo, tai mums čia pirkti ir dabar jau viskas mes čia, tai mes tam limbo tokiam buvom 3 savaitės. Ir tipo, taip. Mes čia, bet mes nežinom, ar čia mes būsim. Tai tokiam, ar išsipakuotas tašas, ar čia tipo, jaustis, kad čia jau mes dabar čia būsim, ar mes čia dar, žinai, nu toksai. Tai, na, tai va, mums dabar lygiai taip pat, tik tai gal, žinai, atstumai mažesni, bet mes jau atvažiavom, nu, tu vienaip įsivaizduoji tą gyvenimą, tą sezoną. Nu, kaip bebūtų, prieš važiuojant kažkur gyvent tam sezonui, tu jau kažkokį turi įsivaizdavimą, žinai, to gyvenimo, kaip jisai atrodys, ten butas, darželis, dabar jau kai vaikas yra, jau nebuvo tokių problemų. Nu, bet viską, tu turi kažkokį tą įsivaizdavimą, kaip atrodys tavo gyvenimas. Ir dabar pas mus irgi va tokia situacija, kad mes nežinom, ar čia būsim, ar reikės ten į Lietuvą važiuoti, nes ten jau daktarai, žinai, ir taip toliau. Tai mes jau kaip galvojom, kad mes jau dabar turėsim važiuoti į Kauną. Bet jisai tam vakar nuvažiavo į Kauną, sako, ne, tipo, viskas okei, nes čia irgi yra labai geras ten fizinio treneris, labai geras kineziterapeutas, žinai, tai mes dabar čia, bet dabar jau mano rūbai visi sukrauti, žinai, nes, nu, taip, pirmyn atgal vakar šunis išvežėm, arba tavam, nes mes galvojom, kad, nu, gal reikia, žinai, mums kraftis, nu, tai truputį patogiau, jeigu be šunų, nes, nu, su vaiku šunimis visus daiktais, nu, čia yra tiesiog. Nu, ir dabar vėl, ir vėl nežinom. Ir aš tik tai pirmyn atgal skambinu į Vilniaus gimdymo namus, į čia savo ligoninę, žinai, ir vis skaičiu savo datas, žinai, appointmentų, nes, nu, tiesiog, nu, vieną dieną mes ten, kitą dieną mes jau ten, tada vėl ten, tada nebežinai, ar čia kažką pirkti, ar kažko nepirkti, nes nežinai, kur tu būsi, kaip reikės ką daryti, nu, žodžiu, jo, gyvenimas yra žiauriai nepastovus, nu, ta prasme, žiauriai. Pavyzdžiui, iš viso, nu, yra kai kurios šeimos, krepšininkų, kur ten, tarkim, pasirašo kontraktus, nu, ilgam laikui, ten, 5 metam, ir jau žino, kad tikrai ten bus, žinai, ten susikuria gyvenimą, ir viskas taip, nu, kaip jau vis tiek daug maž stabiliau, žinai, kažkoks yra tas stabilumas. Pas mus tai mes vos ne kiekvienus metus keičiam ne tai, kad komandą, bet valstybę, žinai. Ta prasme, kiekvienais beveik metais buvo vienintelį kartą, kad 2 metus iš eilės buvom Ispanijoje, žinai. O taip, tai pas mus, nu, pirmyn atgal, šilta, šalta. Iš pradžių buvom Sicilijoje, tada Vokietijoje, žinai, kur šalčiau. Tada jau varėme į Ispaniją 2 metam, tada į Ameriką. Tada į Graikiją, dabar į Rygą. Tai, žodžiu, toksai visiškai pirmyn atgal. Nu, nėra tikrai to stabilumo. Seniau tai buvo faina. Nu, šiaip ir dabar, žinai, iš vienos pusės faina, nes, nu, kažkaip, nu, mums dar, man 24, 25, tai mums dar, žinai, toks kaip tik fainas laikotarpis, bet kai turi vaiką, tai yra truputį sunku, nes, nu, darželis, daktarai, nu, viską, žodžiu, reikia viską iš naujo, viską ieškoti, aš jau kaip ir suradau darželį Lietuvoje, jeigu reikėtų grįžti, bet dabar nereikia, dabar vėl reikėjo aš tam darželį pasakai, kad mes liekam, žinai, iš naujo, tipo, pratęst sutartį, žodžiu. Man tai geras, kai aš tipo vaiko atvežu dabar mano Maverick, Mavuko šį vadinu, bet jis buvo gimė Valencijai. Tada 1 metai jo gyvenimo buvo Stambule, tada 2 gyvenimo metai buvo Prancūzijai, nu, tipo South of France, Monake, ir tada dabar tipo 2 metai į Japoniją. Tai aš ir kartais kaip pas daktarus varom, tai į Australiją varom, ir mūsų ten jų skiepų visas schedule yra australų, žinai, kad tiesiog mes norėjom kažkokio, kad palaikyti kažkokį stabilumą, tai bent, žinai, kad nes kiekvienas šalis skiriasi savo skiepais ten visokiais dalykais, tai tipo, kad bent turėt vieną kažkokį pastovų, ten australų tą schedule pasirinkom skiepų, tai bent jau, žinai, tai dabar tai pas jį
dokumentų yra iš tiek visų šalių, tai kaip pas kokį daktarą nueini, kur Lietuvoje, dabar vasarą buvo Lietuvoje, čia 4 mėnesius, žinai, 4-3. Tai, papasako daktarai Lietuvoje, kur mes registruoti apie tą mano vaiką 3 metų ir kiek jisai šalių gyvenęs, tai jinai, aš jau, žinai, galvoju, ir čia klaunai, jums čia viskas normalu, žinai. Tai čia va, sertifikat, tipo, gimimo liudijimas iš Ispanijos, tai dabar jau pakeičiu lietuvišką, bet buvo tas iš Ispanijos, čia šiti keli paperiai tenai, čia turkų daktaras viskas surašęs, čia taip, ten jau prašai, kad angliškai, žinai, tai ten ta knygutė iš Turkijos, ta knygutė iš ten ta vaiko knygutė, o dievas. Pas mane irgi taip pat, visiškai taip pat, dar pavyzdžiui, kai kur yra knygutės, tarkim, Lietuvoje knygutė turi ten tą skiepų, taip toliau, bet Amerikai ten tiesiog lapas, žinai, A4 lapą tau tiesiog paduoda. Graikijoje irgi lapas, ten kur ranka vos nesurašinėjama, viskas, žinai, kokie skiepai, taip toliau, ir tu ateini su 10 tų lapų, ir tada taip reikia žiūrėti, kur kokie skiepai, kur kas dar, kad atitiktų, nes jie ten negali kažkaip maišyti, žinai, kas skirtingi. Tai tada reikia užsakinėti, nes dažniausiai jie jų neturi, žinai, ten, pavyzdžiui, neturės ten Lietuvoje iš karto tokio, koks yra Amerikoje. Tai ten, žodžiu, yra reikalų, aš nežinau, aišku, smagu buvo, kad gimė Amerikoje, dabar turi 2 pilietybę. Aš norėjau klausti, kur jisai gimė, va, kaip cool. Jo, jisai gimė Amerikoje, dėl to man dabar, nežinau, o dabar planuoju turbūt, nežinau, gal gimdysiu Rygoje, bet jau dabar, manau, gimdysiu Lietuvoje, taip nusprendžiau. Tai dabar, nežinau, viskas labai, žinai, skirtingai. Kaip ten, kaip čia, ten pakalbu su draugiam, tai čia kaip ir Lietuvoje normalu, kad pasirenki akušerį, žinai, su kuriuo tu nori gimdyti, ten taip toliau, ten gali, žinai, pasirinkti, jeigu ten eini pas jį taip toliau. Pas mane Amerikoje buvo per visą tą laiką, kalbau, nes čia turbūt pasikeitė kokie 7 ginekologai. Vos ne kiekvieną atėjimą, žinai, buvo kitas ginekologas. Ir esmė tame, kad yra blogai, nes jie nežino, žinai, tavo to... Tam po to pasakot viską, tai pareikia vos, ne? Kaip tu ten, kaip jie seka viską, pagal failus žiūrė, ne? Kaip ten... Pagal failus, bet, pavyzdžiui, pas mane buvo tokia situacija, kad kai jau buvau 3-7 savaitės, nes čia, aš čia jau, vėl buvo nauja ginekologė ir buvo 28 savaitės, kažkaip taip, žodžiu, jau į pabaigą pačią nėštumą. Ir buvo taip, kad tuo metu kaip tik prasidėjo karas Ukrainoje, žinai. Ir pas mane žiauriai daug streso, nes ten mūsų giminės, draugai, žinai, visi, žodžiu, yra tenai iš mano mamos, žinai, pusės. Ir aš pamenu tą visą savaitę, žinai, tarp tų vizitų, aš ten nemiegojau, žinai, vos valgai, nes tiesiog nustresėsi, žinai. Ten pas mus naktis, pas juos diena. Tai tu sėdi Twitter'į ir žiūri, žinai, kas ten vyksta, kaip ten kas. Ir aš pamenu, aš nuvariau po tos savaitės nuvažiavau pas daktarą, apsižiūrėjau, žinai, tiesiog po savo vizitą, žinai, tas kiek reguliarus, ten kas savaitę po to būna. Ir pas mane buvo toks dalykas, kad mano vaikas buvo žiauriai šiaip didelis. Jis tai, kai gimė Elijas, tai jis tam buvo 99,9, žinai, procentilio tipo dydžio. Jis tai buvo milžinas. Bet jie, žinai, kai matuoja be ultragarsų, tai jie žiūri pagal tavo, pagal pilvą. Aš nežinau, ar Lietuvoje tą patį daro, bet su liniuotė vos net pažiūri, kokio dydžio gimda yra. Man, žinok, niekur taip nedarė. Nedarė, ne? Įdomi. Turi atitikti kažkaip, gali būti 2 cm paklaida pagal savaitę. Žodžiu, jeigu 3-8 savaitės, 3-8 cm, žinai, vos ne taip. Ir pas mane vis absoliučiai nėštumo buvo mažiau. Tiesiog, nes pas mane, nežinau, tiesiog taip gavęs, kad ten kažkaip atsigulė, kad aš nes tai, kad būdavo mažiau. Jeigu taip žiūrim, pagal tą, tai mano vaikas neauga, žinai, atrodo, kad per mažas yra. Tai aš pamenu tą paskutinį, per tą vizitą aš atėjau ir jinai ten viską pamatavo, pažiūrėjo ir man taip išeinant, tiesiog jau išeidinėjant į pro duris, sako, bet man atrodo, žinok, tavo vaikas nebeauga, turbūt reikės skatinti, žodžiu, padarysiu ultragarsą už savaitę. Ir aš iš karto nesupratau, kodėl aš neauga, kad bet jau po vizito laikas pasibaigiau, nieko nebepaaiškino. O esmė tokia, kad nežinojo, kad pas mane pilvas, žinai, mažesnis yra. Ir aš tada visą tą savaitę iki to ultragarsų stresavau, nes aš galvojau, kad čia dėl to, kad aš, žinai, nemiegojau naktim, nevalgiau, žinai, dėl to tipo streso, galvoju viską, žinai, per mane vaikas nebeauga, ten kažkas blogai, reikia skatinti. Bet po to padarė ultragarsą, tai viskas to, žinai. Bet, man ten tokie nesuskalbėjimai šalių, tokie, kad tu vienaip girdėjai, žinai, ir ten tavo, skaityk, draugės visos tiek daugumą Lietuvoje gimdė, žinai, ten ką gali susižinoti, tai ką pasiskaitai, kokius, nežinau, ten kokios, ar
ten kokį krepšininkų žmonių grupė, žinai, kur ten iš viso pasaulio ten gali pasiskaityti, mačiau ten, kad jis parašai. Ten, žinai, tai tik taip gali sužinot, kaip ten kas iš tikrųjų vyksta. Aš tai ten Ispaniją kaip važiavau ir nieks nei ten 12 nakties, aš ten belė kokiam skausme, jie man liepė sėsti į vežimėlį. Aš sakau, kad man nenuvežti ten kažkokį aukštą. Aš sakau, aš žainu, sakau, aš nenoriu net pagalvoti apie sėdėjimą, man ten belė kai jūs kaudas. Jinai vos net ant piktai ant manęs pasėsk, atvažiuoju ten, ateinu, aš šiaip kaip nuėjau, žinai, sakau, nesėsiu. Tada nueinam į palatą, leidžiam to ir, tipo, supranti, tik tai ten keli žodžius ispaniškai nešnekam, žinai. Ir, tipo, leidžiam man kažkokius visus, palauk, sakau, kokius tu visus man norit vieną leisti, dabar, tipo, aš tik atvažiuoju ligoninę, iš ko iš manęs norit, žinai, toks buvo stresas, tarsi tos tom pirmom, žinai, ten pirmom minutėm, pirmom 10, 15, 20 minučių toje ligoninėje. Tai brokas, sakau, tipo, skambinčia menedžeriui savo tam vadybininkui, kad, tipo, tai bent išverstų, man kažką pasakytų, ką iš man nori leisti, žinai. Nu, žodžiu, sakau, ten stresas, tokia tikrai kitų. Taip, aš dar kaip pirmas. Tai pirmas, tai šis čia sakau, tipo, kosmose, jau taip kosmose esi, tai dar viršau. Pažiūrėk, mes čia taip greitai tos vaikus nusigabenom, bet labai gerai, kad tu pasakai, kur jūs gyvenot, bet aš dar noriu paklausti, kaip jūs susipažinot. Pas mus šiaip, aš net negaliu pasakyti, kai mes susipažinom, o tas yra baisiausia, nes mes abudu, Lietuva maža šalis, žinai, tarp mūsų metai skirtumas ir mes abudu kažį žaidam. Tai mes ten vienas kitą žinojom turbūt aš net negaliu pasakyti, kada, nuo 12 metų, ta prasme, kad tiesiog, tu žinai, tiesiog, gal ten labai nebendrauji, bet žinai. Ir mes tada kažkaip pradėjom bendrauti tiesiog per Snapchat. Lama, kaip atrodo, tipo, recent, žinai, čia tik atrodo, tas Snapchatas šie. Bet vienu metu pradėjom bendrauti dar metai prieš pradedam draugauti, bet jisai tada kitaip pasakė, kad į Vokietiją išvažiuoja, žinai, ir, aš tam metu jau 11 klasę, tai man toks, žinai, vasarą prieš einant į 11, tai man, žinai, kažkas čia nuotoliu, tikrai nesąmonė, blemba, 17, kiek man buvo, 16 metų, tikrai, žinai, nieko gero. Tai mes tos metus nepabendravom ir tada kitą vasarą vėl pradėjom, žinai, bendrauti. Ir vat kažkaip taip, pradėjom, žinai, per tą Snapchat. Jūs iš vieno miesto jūs abudu, ne? Ne, jisai yra kaip iš kaimo, bet aš jam sakau, čia nėra tikras kaimas, bet iš kaimas yra iš Igliaukos, o aš esu iš Vilniaus. Tai mes visiškai, jisai prieš tai, kai žaisdavo, tai Lietuvoje tai buvo Kaune, aš pradžiu Marijampolėj, paskui Kaune, tai mes niekur nebuvom, kad, žinai, tas pas draugų ratai, žinai, ten, viską, kai esi krepšininkas, ten tų metai, 2 metai, tu ten visus pažįsti vis tiek, nes, nėra didelė ta Lietuva, kaip bebūtų. Tai va, tai mes kažkaip ir pradėjom bendrauti ir nežinau, va, taip ir nuo tada, kai pradėjom, tai taip ir tęsis. Aš čia visi, žinai, aš atsimenu labai sakė, kad, blemba, aišku, man buvo 17-18 metų, tai čia nieko, žinai, neužsitęs, taip toliau. Mes pradėjom kartu gyventi Sicilijoje, kai man buvo 18, tas aš pabaigiau 12 klasę. Buvo mano tėvų sąlyga, kad aš įstoju į informacinę sistemą, žinai, nuotolinį, įstoju nemokamai, galiu varyti, nes man 18 metų, žinai, vis tiek. Tai aš įstojau ir mes pradėjom kartu gyventi. Blemba, aš visiškai kitaip įsivaizdavau tą suaugusio žmogaus, žinai, gyvenimą. Man tai čia greitai. Aš net nemoku paaiškinti, viskai prieš pradedant jų kartu gyventi, vis tiek kažkiek laiko viena gyvenai, jau tu kažkaip apsipratai prie viso to. Aš atvažiavau į Siciliją, kas yra sala, apie ką dar galėsim pakalbėti. Būdama 18 metų, niekada viena negyvenau. Už mane, žinai, aš aišku padėdavau ten mamai, bet vis tiek, maistas pagamintas, žinai, viskas supirkta, nieko nereikia ten tiek daug tvarkyti, ten tik tiek, kiek padėti, žinai. Man atrodo, aš tiek daug tvarkau tuose namuose, žinai, pas tavus, bet aš ten nieko. Kai aš supratau, kai pradėjau pati gyventi, aš ten nieko beveik nedarydavau. Ir aš šitokį atėjau, aš nežinau kur, kas, kaip, aš mamai skambindavau ten vieną dėl skalbimų, žinai, kaip kas ten savo Anytai dabar Anyta tada buvo tiesiog Arno mama, jai skambindavau, atsimenu, atsirado pelėsių, žinai, pas mus, net ten Sicilija, ten tie namai nepritaikyti yra žiemai, jie žodžiu po žiemos
Jie tiesiog uždažo, žinai, tą pelėsį, tipo, prieš turistam atvažiuojant, o paskui žiemą jisai, žinai, išlenda. Aš gyvenime pelėsių nemačiau. Skambinu savo anytai, sakau, ar gali būti, sakau, kad pas mane pelėsis yra namuose. Tai jinai man ten paaiškino, kaip patikrinti, ar tas pelės. Jeigu kažkas nežinot, paimkit servetėlę, patrinkit ir jeigu toks žalumos kvapas, tai tada reiškia pelėsis, žinai. Tai man jau šokas buvo, kad pas mus namuose pelėsis, žinai, kaip čia reikės, ką daryti. Persikraustami kitą butą, nes, tipo, negyvensim, žinai, su pelėsi tuo metu. Tam kitam butą dar daugiau jo žodžių buvo. Tai aš ten valydavau tą pelėsį, žinai, googlindavau, kaip ką reikia daryti. Nu, žodžiu, tai kaip prisimenu, tai komedija. Nu, tiesiog tie metai man buvo, nu, žiauriai faina, žinai, nes tu, nu, naujai, tau viskas nauja. Jo, bet daug kiekvieną dieną, bet kiekvieną dieną tau, žinai, toks stresas, tipo, kaip, kas, kur, kada, ten, pavyzdžiui, problema būdavo tai, kad tas prekes, žinai, atveža savaitės pradžioj, savaitės pabaigai jau ten jų, nu, nėra tiek daug parduotuvėse, žinai, ten. Mes mažam miestelį tokiam gyvenom, tai jau tu žinai, kad jau reikia pradžiai viską, žinai, susipirkti. Ten sekmadieniais niekas nedirba, man buvo šokas, žinai, gyvenime negyvenau taip, kad sekmadieniais nedirbu. Yeah. Nu, žodžiu, dabar kaip prisimenu. Ir mes dar protingi tokie pirmi metai kartu gyvenam ir taip, žinai, nu, tiesiog, nes Aras prieš tai gyvendavo bendrabutį. Tai ten už jį irgi, žinai, visi viską prižiūrėdavo, nu, nebūdavo taip. Ir mes nusprendėm gal tam po 2 mėnesių turbūt kartu gyvenimo, kad mums reikia šunį. Na, žodžiu, nusipirkome šunį. Tipo, kaip padaryti savo gyvenimą dar sunkesnį? Let's go. Taip. Tai šunį po metų Vokietijoje, kai gyvenom, antrą šunį nusipirkom. Man atrodo, mes tokie, kur mes negalim, kad kažko, žinai, nebūtų. Tas man kiekvieną vasarą, kai atvažiuojam, tai kažkas turi būti nauja. Tai šuo, tai vaikas, tai namas, dabar vėl vaikas, žinai, nu, tipo, kiekvienais metais, nu, nėra ramios kažkokios vasaros, kad mes kažko naujo neatvežtume, kad kažko naujo nepadarytume, žinai. Pasipildytume, ne kažkaip. Jo, man atrodo, jau mūsų tėvai ten jau sėdi ir tik tai jau laukia, jau, nu, kas dabar, žinai, o ką jau dabar mes čia sugalvosim, kaip dar čia, kad, nu, per mažai problemų, žinai, reikia kažko dar papildomai. Tai dabar aš neįsivaizduoju, kaip reikės 2 vaikais, 2 šunim. Jas norėjo pagalvoti. Mes vos nenusipirkom šuns, ta prasme, Stambulė 1 metais, man atrodo, ar 2, gal 2, nu, žodžiu. Tai, nes ten tų šunų parduotuvių, žinai, ateini tipo į Akropolį, žinai, ir yra patiniam aukšte visą laiką prie pat parkime, kur tipo įeini išeini šunų parduotuvės. Ir jie ten, man tai nėra net tokio, žinai, kad tipo, aš gyvūnus, nu, mėgstu, bet man nėra tipo, kad ten jau aš visiškai ten dariau jų pamišus, bet net man ten širdis palato, žinai, mes jau ten tokį, man atrodo, Maltese ir buvo tas Maltas terjeras. Bet mane Maltas bišonai Maltas. Bet jo, aš nežinau, kaip pavadinti, nes aš žinau, kad angliškai Maltese, tai žinok, mes jau vos į viskas, tarsi jau mes stovėjom parduotuvėje ir tipo, einam pirkti. Ir stovim vienas kitą žiūrim, nes, tipo, kaip ir žinai, kad, tipo, nu, logiškai blema, nes, nu, dar čia ta Australija, žinai, Australija, ten, žinai, ten, jeigu skraidintą šunį, ten, tie šunys atiduodi ten 20 dienų, ar 2 mėnesius, ar ne, nu, žodžiu, dabar nepasakysiu, bet žiauriai ilgą laiko tarpą, tai turi šunis karantiną praeit, ir tu to šunis nematai, žinai, ten mėnesį. Ten, nu, žodžiu, ten viso žiauriai kreisi, žinai. Jau mes suprantam logiškai, kad čia, nu, biškai durnas sprendimas būtų, bet to pačiu, tu taip nori. Bet tai visą laimę mes kažkaip, nes būtų ten, nu, besidėję visiškai tiek. Nu, man, žinok, praeitais metais buvo Graikijoje tokia problema, nes ten belekiek tų kačių benamių yra. Aš jau Arnui kiekvieną dieną, nu, gal pasiemam, nu, vieną kačiuką, žinai, kažkokį, nu, vieną, aš jau ten tiek tų kačių prijaukinau, aš jau galvojus mane iš namų, žinok, išvarys tiek daug, kad mūsų šunis jau nebegalėjo į kiemą išeiti, nes ten tiesiog vienas katės. Aš tavo Instagramos video atsimenu, kad ten juos valgydina, jinai ten juos valgydina vargšiukus. Tai vieną iš visos, vieną kačiuką aš jau tikrai galvojau, katytę vieną, galvojau, kad aš tikrai ją pasimsiu. Buvo taip, kad atvažiavo Arno mama, žinai, pas mus ir aš kažką išėjo pasivaikščioti, žodžiu, su Elijum. Ir aš kažką ten namuose mokiausi, man atrodo, nu kažką studijom dariau, neprisimenu. Ir atsiunčia jinai man nuotrauką mažo kačiuko. Ir parašė, nu šitas tu jau tikrai nebeišgyvens. Aš sakau, kaip, kur, kas, žinai,
sakau, eikit prie to kačiuką, sakau, laikykit, aš ateinu. Tai jinai tą kačiuką Eliaus ten vežime, žinai, pampersai buvo švarus, jinai tą pampersą įpaėmė, aš jį vežiau pas veterinarą, žodžiu, gelbėjom tą kačiuką, išgelbėjom. Ir jinai paskui gausi, kad jinai paskui liko pas mus gyventi, tai mes dar prieš važiuojant aš ją sterilizavau. Tai mane ten dabar atsiunčia man visi pašto ten šeimininkai, ne šeimininkai, o ten priešais gyvenantis kaimynas, tai vis atsiunčia, žinai, kitai katytai, ten sekasi, žodžiu, taip toliau. Bet aš mačiau, dabar ten gyvena, kitas žaidėjas, tas pats, kas buvo praeitais metais vienas, tai mūsų maname, kur mes gyvenom, irgi gyvena, tai aš mačiau jau tą katę pasijau ant sofos, jau miega, žinai, įsipaišė. Va, ta katė ateina su namu dabar jau. Jo. Ir svarbiausia, aš sakau, Arnai, sakau, davai, pasiemam tą katytę, žinai, pasiemam, tai ne, mes ir taip jau 2 šunis ir vaikas, sako, jau mums daugiau nėra ko, žinai, dabar dar vienas vaikas. Tai gal tai gerai, nes jei būtų dar katė dabar, tai aš jau nežinau, kaip reikėtų. Jo, čia pilnas. Kai aš sakau, čia ponų taboras, žinai, nes pas mus tai irgi aš tik jaučiuosi. Visiškai, ta prasme, mus taip ir vadina, mes nemokam normaliai, mes kiekvieną vasarą atvežam mano tavam, jo tavam, dėžes, teliką, žinai, nes mes tokie biški čipskiais, mes negalime, jeigu mes esam kažkur, pavyzdžiui, Europai, kur mes žinom, kad mes galim parsivežti daiktus, mes žinau, beveik viską bandysim parsivežti. Aišku, ten tokius didelius, ne, tą patį. Jau pas Arną tavo stovi vienas telikas, pas mano tavo, žinai, telikas, nu žodžiu, mes vis kažką visą laiką bandom įpaišyti vieną, žinai. Jau ten neįmanoma praeiti, nes tiesiog mūsų daiktai visur. Nes, žinai, dar nusipirkom namą, jau jie visi buvo patenkinti, sako, žinai, daiktus persivežti. Išsiveši daiktus. Ja, bet mes išnuomavom viską. Ir vėl toliau viskas pasijuos. Tik va, iš Amerikos nieko neparsivežėm, bet mums taip gavos, kad, žinai, mes labai turėjom daug kūdikių daiktų, nes Elė, žinai, gimė, mes išvarėm, kai jam buvo 2,5, žinai, mėnesio. Ir žodžiu, mes ten tų daiktų, neparvežėm. Ten lovytė, žinai, ten visokie tokie, ten supuoklės, taip toliau. Bet tuo metu kaip tik viena šeima iš Ukrainos kaip tik pabėgo ir moteris ten buvo gal 3-9 savaitės, nes čia, prieš pat gimdymą. Mes absoliučiai viską, žinai, atidavėm, ką reikėjo jiem, o ko nereikėjo, tai tada jau ten mes turėjom labai fainus kaimynus. Tai jie pasirūpino, ten nuvežė jau, žinai, ten į moterų ten prieglaudą, kur ten nuo smurtaujančių vyrų su vaikais pabėga, taip toliau. Tai va tokia vietoj negaila, žinai, palikinėti. O tai va šiaip palikti bute, šiaip kažkam, blemba gaila. Nu, aš nežinau, man kažkas gaila. Aš kartais irgi, taip pat atvažiavau, aš dabar brokas pirmas, kadangi išskrido dažnai Japoniją, aš pat atvažiavau po, nežinau, čia mėnesį, gal mes Lietuvoje dar pomėjo. Ir žodžiu, ir jisai sako, tipo, kiek, sako, to daiktų prisivežiai. Aš taip juos susidedu. Aš nežinau, net to kam, bet aš įsiminėjau, skirguoju, bet galėčiau aš laisvai nusipirkti. Nu, tipo, aš žinau, kad laisvai nusipirkti galėčiau, viską galėtum dalį laisvai nusipirkti, bet net tamės aš, tipo, tokius daiktus, kur saugau, tarkim, mano pirmo vaiko ten koksai nors, nežinau, indelis, iš kurio jisai valgė, bet tie ten guminiai tie, žinai, ir jie žiauriai fainai, nieko jam nepasidaro, žinai, ir jie tipo nepamatytum, kad visai susidėvėjęs kažkaip. Tai aš jau nedaug dievę neišmesiu tokio, tai jisai su manim keliauja, tai reiškia, kadangi jisai valgė Monakės, nu, kaip, tipo, tai jau valgė pats iš to, tai tada tai Monakė mes gyvenom, tai Japonijoje jau jisai buvo, ir tada dar vėl Lietuvoje, Australijoje, ir dar tada vėl dabar į Japoniją grįžo. Taip, visiškai tie daiktai taip keliauja, tai po pasaulį, bet aš tai nemesiu, aš tai, sakau, man atrodo, taip, nežinai. Jo, net, aš lygiai tą patį sakau, aš nežinau kodėl, nu, tiesiog yra kažkoks, blemba, gal vieną kartą būtų okei, žinai, palikti, bet tu kai žinai, kad tu kiekvienais metais vis tiek turėsi iš naujo pirkti, nu, tiesiog nenori, gaila tų pinigų. Mes, pavyzdžiui, kitokio lygio, net mes buvom Amerikoje, tai Arnas buvo per 2 komandas, žinai, G lygoje ir NBA. Tai buvo viena komanda Charlottei, o kita komanda buvo Greensboro. Nu, ten 1,5, gal 2 valandos, žinai, kelio. Ir mes turėjom jau kaip ir gyvenom, ten davė klubas būti tame Greensboro.
Jau kai reikėdavo važiuoti į Šarlotę, tai ten jau pasimdavom, žinai, kažką ten, nu, kažkur pagyventi, nes nu, ten būdavo, žinai, pirmyn atgal ten galėjo būti. Yeah. Ten niekada negali žinot. Tai mes, jam baigėsi sezonas tame Greensboro, kai Eliui buvo 2 savaitės ir tada jam reikėjo varyti į Šarlotę, nu, tipo jau iki galo. Tai mes, žinai, persikėlėm gyventi į Šarlotę ir ten klubai negali duoti būtų. Nu, tu turi pažinai nuomotis, nes NBA tiesiog tokios taisyklės, žinai, tau negali duoti. Ir mes radom būtą, bet Amerikoje būtai būna tai, kad be baldų. Tai tu, žodžiu, turi papildomai nuomotis baldus. O mes ką, nu, blemba, pagalvom, čia 2 mėnesius gyvensim, žinai, ten 2 mėnesiai, realiai po 2 mėnesių varom į Lietuvą. Tai mes pirkom pripučiamą čiužinį, pripučiamą sofą, pripučiamą fotelį, žodžiu, mes gyvenam visiškai pripučiamų baldų. Ir aš nežinau, kažkaip išgyvenau, žinai, nu, ta prasme, buvo... Bet tai čia, grynai, man tai atrodo labai, tarsi žiauriai gerai, gal tai, kad tarsi juokingai gali skambėti, bet, nu, tas man, sakau, va, tas išmetimas ir tas tu, grynai čia yra pinigų mėtymas, žinai? Nu, visiškai. Visiškai. Nes vien ja, baldų... Antri pačių. Jo, bet žinai, bet kai tu pažiūri kainas, kur, pavyzdžiui, lovos nuoma mėnesiui ten 200 eurų, nu, tarsi, aš tada jau galėčiau nusipirkti lovą Ikėjui. Tokią kainą. Ten, nu, tiesiog neapsimoka. Tai mes turėjom, ne, mes šiaip čiužinį pripučiamą iš vis turėjome. Tai jisai geras buvo čiužinys. Pripučiamas, bet žiauriai geras. Tai aš šiaip nežinau, aš dabar kaip pagalvoju, nu, dabar nežinau, kaip būtų su naujagimiu, žinai, ant to pripučiamo čiužinio, ką tik pagimdžius. Nu, blemba, nežinau, bet kažkaip išgyvenu. Paskui man susprogo tam sofa vienoj vietoj. Nu, žodžiu, tenai buvo reikalų. Bet aš labai džiaugiuosi, nes, nu, tiesiog būtume labai daug pinigų išmetę, žinai. Tas, nu, ir taip kiekvienais metais tu žiauriai daug pinigų išmetė. Nu, labai daug. Tai dabar bent jau gyvenam Rygoje, tai aš sakiau viską, iki galo viską parsivešiu. Ta prasme, prieskonas parsivešiu, žinai, kad tikrai neišmetinėt. Nes, nu, aš tik kartais, žinok, ir surandu irgi, tipo, aš įsikrustinėjau į savo lagaminą, žinai, Australijoje kokioje, tipo, ir jau ten broko, mes neturim namų dar irgi, žinai. Tai broko kambarį yra mūsų visi daiktai, tipo, vaikų, mūsų. Tai ten ateini lova, mes dabar šiais metais mėgojom 3 lovai, nes dar buvo jis toks mažiukas, žinai, nu, mažiukas, ar jau tik 3 metai buvo suėję, bet kadangi mes ten buvom tik tai keliom savaitėm, tai galvom ten dabar lovą pirkti ir plius aš tai visą laiką tokios nuomonės, kad, žinai, kai tie vaikai nuo vietos prie vietos, šiuos ten išmutini, žinai, dar laiko skirtumas, tai ten dar ten keliom, kadangi savaitėm būna, tai vis tiek ten tipo, ateina vidurį nakties pas tave mėgoti, žinai, nes dar ten atsikelia, tai jetlagas, tai žodžiu, tai mes tiesiog jau mėgoja su mumis, tai ateini tą kambarį ir ten yra, nu sakau, ten, nu kosmosas tas kambarys, žinai, man tai labai juokinga dabar, mes prieš tai, kaip čia pradėjom šnekėti, pradėjau rekordint, tai kalbėjom apie tai, kad tipo, iš išorės krepšininkų gyvenimas, krepšinio tų šeimų gyvenimas toks, tipo, visi jaučiu, kad atrodo, kad čia fancy, Chaneliai, žinai, belekas, butai aфиgieni, bet jisai iš tikrųjų, kaip pagalvoja, kad tipo, mes tik, aš sakau, kaip kartais pagyvenam ir čia, kad irgi, sakau, šitam japoniškam bute, žinai, atrodo, kad ieškai geros sienos, kur būtų neapkrauta, kur būtų nes čia, tipo, tik tai čia pasuki ir tada reikalų, žinai, tipo, dinosaurai, žmogaus mano mažo čia, tipo, beleka, žinai, ir, tipo, gyveni tokiam ir visą laiką man tas ir patinka, gal ir kažkiek nepatinka, bet visą laiką atrodo, nu, čia, tipo, laikinai. Ir tas toksai visą laiką toksai, čia tik laikinai ir tam laikinu metu ir gyveni, bet aš nežinau, aš jaučiu to labai pasilgsiu, kaip šitas baigsis, bet to pačiu metu jisai dabar biški nervuoja. Žinai, ką turiu omeny? Kad, tipo... Jo, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, man irgi nervuoja ir aš vis pagalvoju, norisi, žinai, to pastovumo, kažkokio taip toliau, bet, pavyzdžiui, mes grįžtam į Lietuvą vasarai, pabūnam 2 mėnesius ir aš jau noriu važiuoti kažkur. Aš jau noriu to streso, nežinau kaip paaiškinti, noriu to kraustimąsi, noriu viso to, nes mane labai nervuoja ten pakuoti daiktus, ten labai nervuoja, bet, nu, aš to noriu, man patinka naują valstybę nuvažiuoti, man patinka ten susipažinti su naujais žmonėmis, ta kultūra, visą laiką būna šokas, žinai, dabar pirmą kartą tai nėra šokas, nes gyvenu ten pat kaip Lietuvoje, nors ir tai yra šokas, nes keista, kad, žinai, nieko nesikeičia nuo Lietuvos, visiškai
Bet man patinka. Ir aš nežinau, kaip reikės, kai tai pasikeis. Tai, pavyzdžiui, dabar, kai Arnai yra trauma, tai tokia, atvirai, tai tokia be vietos. Šiuo metu visiškai jaučiuosi be vietos, nes turi vis tiek, kad ir nėra to pastovumo, bet tu turi tą rutiną. Kai sezonas prasideda, yra rutina. Tai yra varžybos, ten treniruotės, tu viską vis tiek derini pagal jo tvarkaraštį. Ta rutina, jinai yra, tu žinai savo vietą, o dabar tai toks, aš į varžybas dabar jau nebevaikščiu, nes man kaip ir jisai nežaidžia, toks, nei čia, nei ten. Ten su pamovo susitinku būna, bet ir tai kažkaip toks, kažkoks labai, keistas jausmas, dar reikia prie jo matyti priprast, dar nėra tokio dalyko buvę, nes, vis tiek yra kažkoks nepastovus pastovumas, vis tiek tu turi tą sezoną, tie 10 mėnesių, jie visai kitoj vietoj, jo ten viskas skiriasi, bet ta rutina lieka ta pati, tie patys makaronai prieš varžybą, tas tvarkymosi grafikas, visai, koks, viskas, Kokius makaronus darai prieš varžybas? Šiaip dabar jau skirtingai, priklausomai kaip kada, bet arba darau vištieną ir pomidorų padažas, čia klasika, tiesiog tas jau pats toks labiausiai simple, tada darau būna, kaip ale carbonara, su grietinėlė, bet su pesto. Nice. Nieko, galėsiu žinokit jūs receptas, šiaip čia mano vyro receptas, tai... Man tai... Jo, mes kai pradėjom draugauti, pradėjo daryti, tai liko. Bet gerai, pastas skanu. Pas mane carbonara. Plemba, carbonara. Aš jau, tipo, per off-season nedarau carbonaras, nes... Valgo. Kad tu valgysi per sezoną. Jo. Taip yra, pavyzdžiui, man yra tik tai, pas mus, kas šiek tiek sunkiau, tai aš nei mėsos nevalgau, nei mėsos, nei žuvies. Tai man dabar, kai reikia daryti valgyti, tai vieną sau, kitą Arnai, kitą Elijai. Elijai dar kartais padarau tą patį, ką Arnai, bet jis ten, pavyzdžiui, kiaulienos, nes tiek dar negali, ten, labai daug druskos, ten dar kažko. 3 puodai. Tai, jo, kažkaip. Gyvenimas. Gerai, kad bent jau leliukas, pirmas ten kiek, tai ilgai priklausomai, kiek maitinsi, bet dar, leliukas bent jau. Jo, ramiai antenelę. Jo, tai aš dabar kažkaip, man gavosi taip, kad aš nustojau žindyti Eliją, jam buvo 3 metai, ir aš po mėnesio iš karto jau sužinojau, kad aš laukiu su antru. Iš tikrųjų, net nebuvo tą tarpą, kad aš galėjau normaliai valgyti pati, nes kol tu žinai, tu negali valgyti tam tikrų produktų, nuo ko ten, jeigu vaikas netoleruoja, yra alergiškas ar kažką, kai tu laukiasi vėl, tu negali, to kažko valgyti, tai ten apie alkoholį, čia net nėra kalbos. Išgeriau 1 taurę šampano per tėvo dieną ir viską, dabar vėl tam 2 metai bus be nieko iš viso ir nežinau, matysiu. Aš tai ten jau į galą maitinimą, nes aš 17 mėnesių maitinau, tai aš jau galą to maitinimo, kad ten dideli tarpai, tai išgersi po 1 taurę, nieko baisaus, ir po to ten, jeigu atsikelia ten vidurinaties, jeigu, tai... Jo, ne, tas tai, aš tai prasme visiškai ne prieš, kai taip daro, aš tiesiog nerizikavau, nes maniškiui, jisai daug ko netoleravo, kai jisai buvo naujagimiu, ir jisai šiaip keldavosi daug, kol aš jį žindžiau, jisai labai daug keldavosi naktį. Kai aš nustojau žindyti, jisai nebesintis, čia aš esu visiškai už žindimą, žindykit, ir aš tik taip palaikau, kad tik žindytumėt, bet jisai, pavyzdžiui, kai aš tik nutraukiau, aš tiesiog nebepasiūliau, jisai neprašė. Tiesiog, tai aš labai bijau nutraukti, bet tiesiog... Mes net kalbėjom, aš atsimenu. Jo, labai pasisekė, nes aš ten pergyvenau gal 5 mėnesius prieš, ir tą pačią naktį, jisai visą naktį man pramiegojo. tą pačią, žinai. Ir aš tik tai tada, iš tiesų, aš kiek kalbu su draugiam, kur klausia, ar tu pasiruošęs antram vaikui, aš iki to, kol aš dar žindžiau, aš tikrai nebuvau pasiruošęs visiškai antram vaikui. Visiškai, ta prasme, nei kiek. Bet kai nutraukiau žindimą, aš pagalvoju, kad, okei, žinai, tai galėčiau turėti ir antrą dabar. Bet labai greitai yra. Jo, labai greitai. Su pirmu, tai prikalbėjom, kad pastojau, kaip pasakyti, pirmu buvo
planas, žinai, toks, o tuo metu, kada ir pastojau su juo, bet mes, kadangi dėl viso COVID-o, nu, dar plus dėl Arno, žinai, karjeros, dėl visko, dėl jo profesijos, sakykim, man teko vis perkelinėti vestuvių, nu, šventę pačią. Mes, tipo, turėjome civilinę santuoką, o pačią šventę mums vis teko perkelinėti, nes tai COVID-as, tai dar kažkas. Ir kažkaip tuo metu, kaip planavom, kad turėtų vaiką, paskui pagalvom, kad ne, gal geriau po metų, nes mes, nu, po metų tada jau perkeliam tas vestuvės, žinai, 2-3, kad būtų, bet vis tiek 21, kaip planavau, taip ir pastovau, tai paskui vestuvės su 4 mėnesių vaiku švenčiau. Tai va, irgi iššūkis, bet jau daugiau mes neperkelinėjom, mes sakėm, nu, pati, žinai, su jų tvarkaraščiu, nu, neįmanoma, ta prasme, tu turi vieną savaitę per metus, kada tu gali kažką daryti. Ir man tas yra, kur man vis laikas sako, nu, blemba, ir aš visiškai pritariu, aš labai jauna esu, man 24 metai, 25, net nebūsiu dar 25, menuoju iki 25, mums nebus antras vaikas, žinai. Nu, tai yra tikrai, mano akimis, tai yra tikrai labai jauna, aišku, visiems, žinai, skirtingai. Na, bet tikrai labai, būtų jūs labai jauni. Jo, bet pas mus tiesiog toks gyvenimas, kad mes, nu, nieko neprarandam. Nu, ta prasme, mes ar taip nieko, mes nepūsinam, nemėgstam, žinai, negeriam nieko, net jeigu tokį dalyką mėgtume, mes negalėtume to daryti, dėl to, kad dėl jo, žinai, profesijos, ten keliauti, nu, sakau, savaitę, žinai, per metus, nes, nu, kai net nėra to sezono, vis tiek jie nuolat turi dirbti, žinai, nuolat treniruotis, nuolat tai ten, ar bent jau štanginą, žinai, salę, taip toliau, nu, tu negali tiesiog paimti 2 savaitėm išvaryti ir nieko nedaryti, žinai, nu, taip nebūna. Arba paskui atvažiuoja tada ten žaidėjai 10 kg, žinai, praaugę, problemų būna, tada gauna visokių, sakykime, pastabų iš komandos, žinai, ten, nu, yra, ne mūsų atveju, bet komandose pas mus yra tokių, žinai, kur ten duodavo, per kiek laiko turi ten numest formę, žiauriai ten praaugę. Pas mus irgi būdavo FSA, žinai, nesakysiu vardų, nes negražu. Bet būdavo irgi taip, skirtingą meal planą padaro, žinai, ten tiem kitiem, nes taip, nu, per tiek laiko reikia numest. O broko, nes labai faina dietistė, kaip dietologija. Aš irgi lietuviškai nebežinau. Dietistė, okei. Tai, žinai, tai labai faina, tai vis pirmas tai per rungtynes labai gerai, ką tu ten duodi brokui labai gerai, visą laiką taip pat, visą laiką ten tipo low fat, žinai, low body fat, viskas čia labai gerai, o brokas atėjo, sako, jo, nesako pusė komandos, ne pusė, bet ten, žinai, yra keli, kad man strict diet. Taip, tikrai yra, bet, pavyzdžiui, aš kai buvome Ispanijoje, tai aš gaminau pusį komandos, ta prasme, pusryčių pietūs vakarienę. Tiesiog, prasidėjau nuo vieno, jo, čia vienais metais, prasidėjau nuo vieno žaidėjo, žinai, čia 2 metai mūsų buvo Ispanijoje, tai tas žaidėjas buvo ir prieš metus su mumis, žinai, ir jis taip paklausė, tipo, ar galėčiau, nes aš prieš tai gaminau vienam treneriui, žinai, fizinio, kai prasidėjo, kai baigėsi karantinas, nu ten kaip baigėsi, nesibaigė jisai, bet jisai gaudavos taip, kad visą dieną sėdėdavo salį, nes ten kiekvieną, žinai, skirtingų metų treniruodavo žaidėjas, nes ten galėjo būti. Nu, mes ten labai geri draugai, žinai, ir jo žmona, jinai buvo kitam mieste ir jinai negalėjo atvažiuoti, nes ten Ispanijoje buvo žiauriai griežtai. Jo, mes irgi Ispanijoje per karantiną buvom. Pakliuvo per karantiną. Nu tai va, tai tu žinai, kaip ten buvo. Tai aš jam, kai pradėjau gaminti, tai paskui manęs to žaidėjas, žinai, paprašė. Nu, tai aš galvoju vienam, okei, aš tik labiau, koks skirtumas, žinai, vis tiek po vienam darau, čia antram nieko. Truputį tada dar vienas ir po to gavęs, kad 6 žmonėm gaminau. Tai irgi, žinai, pas visus, žinai, skirtingai. Nu, ten, ta prasme, vienas to negali, kitas to negali, kitam turi būti mažiau, žinai, kalorijų, tam mažiau angliavandenių, žinai, nes tiesiog dėl svorio, žinai, paprasčiausiai dėl svorio. Bet tai kaip tu žiūrėk, maladėt? Nežinau, žinok, aš dabar, tai tada vaiko neturėjau. Aš tada tik studijavau, nu, tai gamba, studentai, žinai, irgi studijuoja ir dirba, iš tiesų. Nu, tai tikiuosi, kad tau bent mokėjo ten tie komandžiokai atitinkamai. Aš davau už prekes, žinai. Man buvo toks, kad man labai patinka gaminti, ko šiaip savium, nu, aš gaminu, bet jau dabar pradėjau vėl gaminti ant labiau kažką, žinai, ekstra. Bet, žinai, kai vaikas gimė, tai tu jau gamini tą tokį basiką, kas yra greitai, paprasta, jo, kas tik tai greičiau, paprasčiau, kad skanu būtų, kad, žinai, kad tikrai valgy, žinai, kad neeksperimentuoji.
Bet tada prieš tai man labai patikdavo, žinai, mes tenai vakarienės darydavom, žinai, kviesdavom, labai, pas mus labai buvo faina komanda iš tiesų, tai buvom Ispanijoje 2 metais, buvo labai visi faini žmonės, žinai, tai labai daug kas priklauso žiauriai nuo komandos, kaip kokie metai, tai prasme, žiauriai nuo antrų pusių, kaip, nes, pavyzdžiui, mes kaip buvom Amerikoje, tai iš viso, aš buvau viena visiškai, žinai, buvo iš pradžių viena mergina, bet jinai paskui išsiskyrė su savo tuo, ten iš Arnos komandos, ten žaidėjų viena, tai aš buvau visiškai viena, tai prasme, visą tą laiką, žinai, tai, buvo labai keista. Dar buvau tuo metu neščia, tai gal iš tos pusės, žinai, buvo gerai, kad buvau neščia, nes, kažko, žinai, atsijungimas, taip toliau, bet, pavyzdžiui, jau sako, va čia, kaip sakėjau, žmonių gyvenimai krepšininkui, ten labai viskas, žinai, tobulai, ten viskas taip toliau, blemba, taip nėra. Pavyzdžiui, paskui buvau neščia pirmą kartą, tai aš ten nei to baby shower turėjau, nei ten kažkokių neštumo fotosesijų, nieko, nes tu tiesiog esi vienas, net nieko nenori, žinai, man tiesiog vienas visi, ten Arnui būdavo po 2-3 varžybas per savaitę, tai, žinai, ten jisai vieną savaitę jo nėra, kitą savaitę jisai yra, per 2 komandas pirmin atgal, pavyzdžiui, buvom, žinai, kaip pas yra push gift, tai aš jau iš anksto sakau, kad ko noriu, sakau, čia dar prieš gift atdelį, sakau, aš noriu per Kalėdas varyti New Yorką, jam buvo kaip tik 4 laisvos dienos, žinai, mums tenai valandas skrydis yra. Tai mes pavarom į New Yorką, nuvarėm 24 dieną ryte, turėjom grįžti ten 27 ar 28, žinai, 27 man atrodo, turėjom grįžti. Ir mes 24 nuvarėm, tai dar reikia, kad mes nusprendėm daugiau pasivaikščioti, nes gaunam, žinai, prieš jau planavom važiuoti į vakarienę ir gaunam, žinai, skambutį, Arnas turi grįžti rytoj ryte, tipo, į kitą komandą. Tai va, žodžiu, nuvarėm vakarienės, net paros ten pabuvom. Dar, tiesiog, nes viskas ant tiek tas nepastovumas, kur tu, niekada nežinai, ko laukti, visiškai niekada, kas yra faina, nes neatsibosta, žinai, kažkas naujo, bet iš kitos pusės, tu negali planuoti, tu nieko negali planuoti. Jums dar žiauriai daug to nestabilumo likę, jūs abu tokie jauni, žinai, aš tai taip galvoju, kad, žinai, aš tai irgi taip labai panašiai kaip tu, kad man kaip vasarą, aš jau, į vasaros galą jau aš tipo, I'm ready, žinai, kas toliau. Bet aš dabar galvoju, žinai, dar čia keli metai, brokas nori gal ir Australijai žaisti, kad dar gal kelis metus kažkur pažaisti, bet jis labai nori dar pas save namie žaisti, nes niekada kažkaip ten taip ir nežinai, apart kelių ten mėnesių niekada nežaidė. Tai aš galvoju, kas bus, kaip mes iš tikrųjų, tipo, būsim vieno vietą. Tai? Koks man bus šokas? Jūs Australijoje neplanuoja gyventi? Jo. Bus šokas, tikrai, aš irgi galvoju, kad bus šokas. Nes tu pareisi ant keli mėnesį ir atrodo, tai ką veikia? Tai tada gal kažkas atostogas planuoja, žinai, kad kažkaip šitas įstinas biškai ištrūk, nežinau. Jo, bet dėl to ir važiuoja, žinai, ten žmonės šiaip ten 2 kartus atostogauti per metus, žinai, kas gali, kažką pakeisti, nežinau, darbą kažkokį, reikės stabilų ieškoti, aš šiaip noriu tą fizinio darbą, blemba, noriu, bet, pati manau, žinai, kaip, čia kita problema yra, kaip yra sunku susirasti darbą, kai tavo vyras neturi to pastovumo, žinai, nes tu, pavyzdžiui, nuvažiuotum į darbo pokalbį, žinai, jau automatiškai mato, kad tu nekalbi, jų kalba, atvažiuoji ten į anglų kalbos poziciją, iš karto yra, tai tai ką jūs čia veikiat, kodėl čia gyvenat, ten paskui vyro darbas ir tada, ką vyras dirba, ir jau paskui, kad krepšininkas, tai iš karto, tai kuriam iš čia laikui esat. Nes jie visi labai gerai supranta, kad tu gali būti 3 metus, o tu gali būti 3 savaitės, žinai, ir išvažiuoti. Ir niekam nereikia tokio darbuotojo, kuris, čia yra, čia nėra. Nes man jau buvo tokia situacija, kai praktiką atlikinėjau Vokietijoje, buvau vienoj įmonėje, dariau, kur žaidimų, žinai, kuria telefonai. Ir buvo žiauriai faina, man tai viskas žiauriai patiko ir man jau į pabaigą praktiko, žinai, pasiūlė, kad, pas juos likti tiesiog, kad dirbti. Ir man pasiūlė, čia buvo balandžio mėnuo, o mes jau gegužę jau žinom, kad, jau viskas, žinai, ir mes nebebūsim čia kitais metais. Ir toks būna toks, okei, taip, nėra, labai sunku, kažką, žinai, susirasti. Ir aš, pavyzdžiui, dabar galvoju, kaip man reikės, kaip bus sunku, kai reikės grįžti, jau gyventi stabilų gyvenimą, kaip reikės susirasti tą darbą, žinai. Nes tada praktikų visokio ir taip toliau. Taip, tai aš dabar bandau tą kažkokią patirtį
gauti per praktiką, žinai, kažkokias. Pavyzdžiui, dabar aš savanoriauju, mama mums rūpi. Šiaip paskui viskai aš labai norėjau, labai norėjau kad papasakotum. Tai, žinai, man kažkokia irgi gaunasi praktika, gal ne iš IT pusės, žinai, ką aš ten studijavau, bet ten, nu, vis tiek yra visokių, tai ten vertimai, tai tenai social media, tai ten kažkokius renginius, žinai, tenai kartu visas ten organizuojat, koordinuojat, nu, tai ten labai daug tokių, žinai, irgi tokių, ką galėsiu prirašyti, kad čia praktika kažkokią turėjau, nes, nu, tik taip ir renkies, nes, nu, kitaip paskui atvažiuosi kiek ten, nežinau, kada ten Arnas baigs karjerą, bus, sakykime, ten 3 metai, tarkim, atvažiuoja ieškoti ten to stabilaus darbo ir jie mato, kad pas tave visiškai nuo nulio, žinai, nu, tu niekur nedirbai. Aš bet labai nežinau, kaip bus, man labai įdomu, kaip vat, kitų, žinai, kokia patirtis yra šitų klausimų, nes aš įsivaizduoju, kad ten irgi turėtų problemų. Mano žmogus atėjo su šalmu savo dinozaurą, kad jau čia tipo ateidinėja ir važiuoju brokas vesi. Negalėjau nenutraukti mano. Kas buvo? Jo, su vaikais tu niekada nežinai, ko laukti. Ne, aš galvoju, žinai, aš tai gerai, kad šitų užmutina man, žinai, garsą iš lauko, nes aš kad visiškai galiu, žinai, susikoncentruoti, nes žinau, kad jeigu girdėsi, tai, žinai, ar tai ten mano 3 mėnesių leliukas verkia, ar tai dar kažkas, žinai, tai dabar labai tipo. Aš vis neįsivaizduoju, kad su 2 vaikais čia dabar kažką įrašinėjau. Kažkaip sunkiai atrodo. Žinai, jo, aš irgi tai gerai, kad sakau, brokas dabar namie, tai gali kažką pasidarinti, tai dabar jisai, man atrodo, ar jie buvo laukia, ar šiais dabar tik tai laukia, man atrodo, gal šiais dabar laukia, nežinau. Bet, nes jo, sunku, šiaip tai sunku. Aš čia sakau, dar bandau daryti tuos ten Eurolygos, ten to, žinai, recap. Tai ten, susat, prasme, žinai, kaip, taip, tas ta mano, gal, nu, nesu aš perfekcionista, bet vis tiek kažkaip turiu tokį kažkokį standartą, kaip nori, kad tas video atrodo, žinai, kaip ten garsas, kad būtų, kad ten tas būtų. Ir tada pamatai tą keiškę apie tą video, ten man ten padarot, ediciną tą video. Ir aš, tipo, žiūriu, ko blemba, tarsi, kaip norėčiau, kad jis būtų biški. Bet aš literaliai pirmą video filmavau. Tai brokas iš varo rungtynių, tai yra, jie šeštadienį ir sekmadienį rungtynės žaidžia, žinai, ir tą pačią komandą, bet išvaro visam savaitgalį. Šeštadienį sekmadienį ir grįžta po sekmadienį vakare arba pirmadienį. Ir man aišku, kad reikia šeštadienį rašinėti, nes tipo, tada man per savaitgalį patvarko tą video ir aš pirmadienį aplaudinu. Tai aš su 2 vaikais tipo, ir rašinėjau tą video. Pasidažiau, jau kaip miegojo, pasidažiau, susirašiau visą ten, kad tekstą, ką noriu, taip rašyti. Tada, tai tada iPadas jau ėjo į trasą didesnėm, žinai, ir tipo, ir tą pirmą kartą filmuoju, ir tipo, filmuoju, bandau, kad visas tas video gal vientisas nesigauna, nes aš tipo, aš realiai stresą, kad mano tas leliukas, Milė atsikels, žinai, nenoriu, kad tam vyresniam irgi daugiau to iPadas įdėtų, kol aš tą darau, žinai, tipo, tik tai ten pusvalandį, žinai, kad kol aš viską pasidarau, tokiam stresas video toksai, tas garsas lievas, pamatau tą video ir galvoju, blema, nu, bet aš taip noriu kažką savo daryti, tokio kažkokio, kad kažkas būtų kažkaip, žinai, kad, nu, ar man tas krepšinis, tai dieve, kaip man jisai patinka ir aš noriu ten būti susijusi kažkaip su tą darbą, su to Eurolyga, kažką, nu, žinai, tipo, tokį man tik, fun, galvoju, padarysiu čia taip. Ir tipo, idėja buvo kaip ir faina, kaip ir atrodo viskas in theory lengviau negu štai, tipo, kaip pradėjau daryti, tada atrodo, jo, čia tie vaikai yra reikalų. Bet ir to pačiu metu galvoju, žinai, kad, nu, mane tai daro biškai laimingesnė, žinai, koks tas produktas, man aš tikiuosi, kad tas video gerės, kad aš turėsiu, žinai, tipo, progresas kažkaip kils ir gerės, o aš darau tai, kad biškai atsijungiu nuo mamystės. Viskas labai gerai, bet jo, va, tas atsijungti nuo to, nu, reikia. Iš tiesų reikia. Aš dėl to prisijungiau prie, va, mama mums rūpi. Nu, aš kaip ir studijavau, žinai, ir dabar šiaip turėjau pagal viską studijuoti. Jau įstojau magistrą, ką labai norėjau, žinai, būtent tą specialybę, kurią žiauriai norėjau. Bet va, tada ar nutrauma ir tada jau nusprendžiau, kad reikia... O kokia čia specialybė pasakyti? Dabar magistrą studijavau inovacijų ir technologijų komunikaciją. Tai šiaip labai faina, labai įdomu, bet, nu, tiesiog, va, teko sustabdyti dėl to, kad tokia, žinai, situacija. Man laukiuosi, Elijas,
Arnai trauma, neaišku kaip, kas, kur, kada, o man, žinai, paskaitos nuo pirmadienio iki trečiadienio, nuo 6 iki pusės 10 vakare, žinai. Man tiesiog buvo jau nebeįmanoma, tai dabar tai buvo labai labai gaila, tas atrodo, žinai, kažkokią dalį savęs iškart prarandi, bet, nu, susitaikai ir važiuoji toliau. Tai va dabar su mama mums rūpi, jau kiek aš čia metus dabar esu, tai kaip ir prisijungiu dėl to, kad, nu, ir noriu padėti, žinai, kitom mamom, nes aš suprantu, ką tai reiškia, žinai, taip toliau, bet iš kitos pusės lengva ir dėl savęs. Nu, toks, nežinau, kažkokia, žinai, savirealizacija, kažkaip pabūni su kitais žmonėmis, žinai, pabendrauji. Nu, kažkokia tokia, kad turi kažkokią papildomą veiklą. Būti dalis kažkokio kito dalyko, negu tipo tik vaikai ir vaikas, žinai, tarsi tą atramenį. Nes man tai grinai, žinai, aš tada gal lengviau, kaip jau jie išeis ir į darželį, ir ten į mokyklą, taip toliau, tai gal lengviau bus grįžti tą save, nes kaip, sakau, pačia pradžia, tai kur ten, žinai, nedarai daug dalykų, pačia pradžia vis tiek mažiau, ten, žinai, leliukas, taip toliau. Tai po to toks atrodo šokas, kad kas čia, mes kažkada kalbėjom, žinai, su Gabija, kad kas čia aš esu dabar. Aš visą dabar buvau tik mama ir dabar tipo, man reikia vėl įsiaiškinti, kas aš tokia, kaip tipo Martyna, žinai, ką man darys su savim, ir tipo, kaip man kažkaip dar būti laimingai reikia, žinai. Ja, nu, iš tiesų aš galiu pasakyti, kad tiesiog būti vien su vaiku yra žymiai sunkiau, nei kad būti su vaiku ir turėti dar kažkokį papildomą darbą. Jo, to fiziškai ten tu žymiai daugiau laiko užtrenki, nes tu turi kažką ten daryti. Pavyzdžiui, man, kai rašiau bakalaurinę, tai pas man ten bakalaurinis, kadangi informacinės sistemos, tai tu raštų darbą ir dar praktinę dalį, žinai, ten. Tai aš jau pasirinkau paprastesnį variantą, ten jau dariau puslapį internetinį, žinai, su duomenų bazėm, o tiesiog jau, kad net neapsa kažkokį, nes nu, aš miegodavau po 3 valandas, žinai, per parą, kokius mėnesį 2, bet aš jaučiausi taip gerai, nes aš kažką, žinai, darau nuolat, nu, kažką visą laiką užsienas, o kai reikia jiems su vaiku būti, tai yra žymiai sunkiau. Ta prasme, tai atrodo lengva čia vos su vaiku namuose, bet yra žiauriai sunku. Bet tu manai, bernai supranta, bernai, ta prasme, vyrai, tu manai supranta šitą dalyką? Ne. Nes man tai, aš tai įsitikinau visiškai, kad nesupranta. Tarsi. Nes man vis tiek kažką bandau daryti, tai aš kaip pasakiau, kad aš ne į magistrą įstojau, nemokamai, kur norėjau, tai tu išpratėjai, ta prasme, kam tau dar reikia tokio krūvio, ta prasme, žinai, kam tau reikia dar magistrą, vaikas laukėsi, žinai, čia visą tą, nu, tipo, nu, aš kaip ir suprantu tą logiką, kur nu, pabūk vienus metus, žinai, ramiai, tiesiog su vaiku, nes tam vaiku irgi reikia, žinai, tavęs, tam reikia mamos, reikia to visai įsitraukimo, nes nu, jis tiesiog matė, kokia aš buvau pavargu, žinai, į pabaigą su to mažyliu studijom, žinai, ten dar ta mama mums rūpi, kuris man irgi, nu tai kam tu sako, dar, žinai, save apkrauni. Bet tai yra taip, nežinau, taip gerai, tu gauni tą dopamino kažkokią papildomą, nežinau, kaip paaiškinti, tiesiog tau yra kažkokia savirealizacija, nes kaip bebūtų, jau kai tu tik tai pradedi, nu, su tokiu krepšininku, tu viskas, tu esi krepšininko žmona. Bet man nesvarbu, ką tu, kaip tu, kur tu, aš tavęs iki tokio lygio, aš tau paskui atsiųsiu, nenoriu sakyti konkretaus pavyzdžio, bet kad tu suprastum vieno krepšininko buvusi žmona, kuri jau turi kitą vyrą, kuri turi savo verslą, kuri yra ten žiauriai populiari, tas man labai populiarus žmogus, jeigu tu jos vardą ir pavardę įvestum į Google, tai pirmas dalykas, kas būtų parašyta, tipo to ir to krepšininko ex-wife. Aš net žinau, man atrodo, apie ką tu šneki, bet ta prasme, čia yra, žinok, kažkoksai, čia žinai kas, ir, nu, aišku, čia gal net ne žmonių pačių kaltė, kad taip yra, žinai, čia, ta prasme, medija visa. Nes aš, man irgi, parašo, oi, Martyna, čia gal galim parašyti, kad kai išeina, ar laukės, ar ten gimsta vaikas, nu, žinai, tipo. Tai aš kart, nu, tipo, okei, rašykit, bet sakau, tipo, davai, sakau, nerašykit, kad kaip pristatyti tave? Aš parašau bum, aš niekada gyvenime nerašau, kad mane pristatytų kaip krepšininkas žmonės. Tai kiekvienas, tai gal Žalgiris žaidė, tipo, Žalgiriečio čia, dabar buvusio Žalgirio žaidėjo, Broko motų, ne, apie jį ten nei žodžio. Apie jį ten nei žodžio. Ir, tipo, blema, plus norėčiau dabar nusikeikti. Daug darai. Jo, aš ir bandau nesikeikti, žinai, bet, nu, taip yra, ir man viskas to gerai, man patinka viskas ok, bet, nu, kažko, žinai, yra, kur, nu, tu, pavyzdžiui, jau daug ką darai, tu jau
esi žurnalistė, nu tai pristatyk kaip žurnalistė, nu tada, žinai, nu kažką jau. Bet, tipo, žinai, tipo, gal, nu, nieks čia manęs nežino, kaip, tipo, pagal tai, ką aš darau, tai dabar būtinai reikia, kad klikintų ant to, kad, nu, bet, nu, aš suprantu iš to klikų to, kad, tipo, tai, bet iš to pačio, kad nužemint moterį ir jos darbą, ką jinai šiaip daro, žinai, ta prasme, jeigu ten taip, ką pasiekė jo, tai tada biškai toksai, žinai, nu, nervuoja. Ir jeigu dar ypač, kai, tipo, buvusi žmona ten, kur, tipo, ar ten, žinai, kur jau N metų praėjo, come on, ta prasme, get over it. Jau tikrai, jau reikia paleisti tą dalyką. Nu, bet čia yra visą taip suprast, čia yra media, nu, kaip nieko nepadarysi. Pavyzdžiui, tu gali ten, sakai, parašo, ar galim parašyti kažką, nu, ta prasme, tu gali net rašyti, vis tiek parašyti. Nu, tiesiog yra toks dalykas, nu, kur mes tam, pavyzdžiui, buvo mūsų civilinė, žinai, santuoka, tai mes nieko neskelbėm, tiesiog patys susirado, žinai, pagal registrą, kad, tipo, čia bus ir, nu, viskas, ir tu, nu, nieko nebepadarysi. Ir, nu, bet aš suprantu tą, jau blema per tiek metų, aš jau prie to jau kažkaip susitaikiau, jau kažkaip visą tą žinom, ar tai būtų ten apie mus, ar tai būtų kažkas apie Arną, žinai, jisai ant tų klikų, kur ten, pavyzdžiui, dabar buvo ta pačia rinktinė šią vasarą. Nu, ten jau niekam nebeįdomu. Jau ten vieną kartą pasakė, viską, žinai, baigęs, bet visą vasarą vis tiek tampa tą, kad tai nevažiuoja tą rezervinę rinktinę. Visą vasarą, nu, kur, ta prasme, ir jau ten, jau tiek visokių, pažiūrėjau, ten jau tiek visokių ten buvo variantų, kodėl jis čia nevažiuoja, čia jam dėmesio trūksta, čia dar kažką, čia taip toliau, o pas paprasčiausias buvo taip, kad mes nieko nežinojom apie jokią rezervinę rinktinę, kad ten tas dalykas bus, kad ten kažkas kažką kvies. Tuo metu, kai buvo ta rezervinė, buvo Valencijai stovykla, jau Arnas tenai jau buvo, nu viskas įsipareigojęs ten važiuoti tą stovyklą, žinai, jau jisai tenai pasakė, kad jisai bus, mes jau nupirkome lėktuvo bilietus, non-refundable, nupirkome jau visą, žinai, viešbutį, nu viskas buvo, žodžiu, viskas absoliučiai sutvarkyta, kad jisai varys tą stovyklą krepšinio, žinai, tenai, nu, Mastermanai organizuoja ten jo agentūrą, ir mes jau viską žinojom, plus mes žinojom, kad, nu, jau ten, nu, kitus jau Arno pozicijos, žinai, žaidėjus jau pakvietė į tą normalią rinktinę, jau buvo pakviesti, nes galima apsimetinėti čia kiek norim, bet visi viską apie visus žino, kas yra krepšinio pasaulyje, nu, tiesiog kaip ar draugės, kaip ar draugus, kaip ar kažką, aš jau žinai, kas, kaip ir kur. Ir mes viskas, mes jau galvom, kad tikrai, nu, nevažiuoja rinktinė ir nevažiuoja, nes tiesiog, nu, nepakvies ir nepakvies. Ir po to pasirodė, kad čia rezervinės rinktinės sąrašas, žinai, mes tik taip ir sužinojom. Ir tada jau tą dalyką tampa kokius 3 mėnesius, žinai. Pirmas tai dalykas, jeigu tu rezervinę rinktinę paskelbi ir žmogus, kad jisai to rinkinį yra, tik sužino iš medijos, tai čia yra pirmas what the fuck. Ta prasme, tai jau žinai, čia treneriai, nežinau, kas ten skambina, kas ten kalba. O antras dalykas, kad draginti po visą vasarą šitą dalyką. Tai toksai, nu, grinai. Ta prasme, tu kas suprastum, jau mano net tėtį jau šitą dalyką įtraukė, žinai, nes tai mano tėtis dabar su moterų rinktinė dirba tam vadovu, žinai, jisai irgi krepšinėje, jis buvo rinktinės ten treneris, iš labai geras moterų treneris buvo. Ir jisai tenai, tai jau pradėjo mano tėtį tenai, žinai, traukti į visą tą, nu, ten jau buvo, ta prasme, visiška mėsmalė. Esmė ta, kad ten tokį skandalą vos ne išvertė iš to, nu, kaip ne skandalą dažnai, bet čia buvo tiesiog, nu, dažnai, žinai, ta pakartojama tema, tiesiog labai daug straipsnių, daug, žinai, visi apie tą patį kalbėjo. Esmė tame, kad Arnas, nu, tas, kas jį pažįsta, jis yra antiek toks žmogus, kuriam yra antiek neįdomu tokie dalykai, kaip ten konfliktai, ten kažkokie aiškinimais, dėmesys, ten to dėmesio visiškai nereikia, ten, kad kažkas tam kažką rodytų, jam tiesiog net nepatinka, žinai, čia yra ne jo dalykas, ten jam nepatinka su kažko pyktis, mes per, kiek dabar, 7 metų kartu, mes nei karto nesam susipykę, nei vieno karto mes nesam susipykę visiškai, ta prasme visiškai, jei kažkas ne taip, mes atsisėdam, pakalbam, viską, žinai, 5 minutės įsprendžiam. Nes mes niekada... Žiauriai gerai. Ir man tai buvo juokinga, kai, žinai, prasidėjo visi šitie, kur ten atrodo, kad jisai ten susipyko su federacija, ten dar kažką, kur nieko nebuvo, bet, nu, vat reikia kažką, žinai, išsut, kur atrodo ten jau tokį pykti, žinai, čia jau atrodo, nežinau, jau didžiausia, žinai, problema, didžiausia tragedija, kaip čia jau jisai susipyko ten su visa federacija persipyko, kai ten iš tiesų nieko, žinai, nebuvo, tas jis nieko nesipyko.
Jisai iš vis, jeigu kažkada matysi, kad su kažkuo Arnas susipyko, žinok, kad tikrai ne, tai niekada nesipyksta. Jisai visiškai nepiktybinis žmogus šitoje vietoje yra, jisai nemėgsta konfliktų, jam tiesiog tai atrodo, nereikalingas, dalykas, taip jau galima išsiaiškinti paprastai, ramiai. Tai mes niekada net nesame susitikę. Man tai sakau, man jokinga, čia šitą visą dragino ir sakau, vėl eilinį kartą, tiesiog žiniasklaida. Ir realiai, kai tu žinai, žmonės, aš vėl kažkuriam pirmam, antram gal podcast'e čia šitą sakiau, kad žmonės, kurie daug kalba ir ypač tai, kad, net kartais su visa mano meilė basket visam, bet žino jie tikrai daug, bet būkim teisingi, niekas nežino daugiau apie visą šitas vidinės situacijas negu krepšininkai ir mes. Ta prasme, mūsų vyrai mes. Ne, tada ir aišku, ta paklaida yra, kur žinai, kur jie kažkiek gal yra, kur į faktų žiauriai daug žino, tikrai, kad ten kur kas, kokie transferiai, žinau, kad Donatas ten, Urbanas ten tokių ištraukia per liukų, kad tipo, wow, žinai, bet, tarkim, iš tokių vidinių dalykų, žinai, kur tipo, ką nors pasako ir klausai ir galvoju. Jo, man būna, kad, tikrai, nežinau, bet čia yra tas darbas, aš visiškai, žinai, tą suprantu, tas mes šiandien nei kiek nesmerkiu ar kažką, tai yra normalu ir jie gerai daro savo darbą. Ne, bet jo. Žmonės skaito, žmonėm įdomu, jie įtraukia, tame ir yra esmė. Ir tada gal tu kažkokiu, žinai, tam tų vidinių, ten asmeninių kažkokių faktų tu nežinosi, bet tu daug ką žinai ir paskui, vis tiek tą gerą informaciją irgi, žinai. Jo, pas mus irgi buvo tokių atvejų, kur jau paskelbė kažką, kad ten domisi jo kažkoks klubas, kur mes dar patys to nežinom. Ir paskui sužinom tik tai, žinai. Visą, kur jie sužinodavo anksčiau, nei mes. Aš vakar paklausiu pas save Instagramą ir iš tikrųjų turim žmonos kalbą Instagramą, bet ten dar žiūri nepausnom nieko, kažkaip pradedam po truputį, žinai, tai, žodžiu, bet shoutoutas, žiūrėkit, ten bus, žodžiu, kelsim viską tenai. Ir kelis klausimus gavote, ponia. Tai aš ko nežinojau, tai kažkas paklausė, kad aš irgi vadinu, tai apie tave sužinau tokią naujieną. Tavo mama krepšinio trenerė? Jo. Tai aš to nežinau. Tai paklausė, ar kaip mama trenerė, o tai ir tavo trenerė gal buvo? Jo. Geras. Bet čia kažkas apie tave labai daug žinoma. Tai kokie didžiausi iššūkiai buvo, kaip mama treniravo? O gal visai nebuvo? Jas buvo. Aš nežinau, kažkaip yra tas nusistatymas, kad jeigu mama trenerė, arba ten treneris tėti, žinai, ten jeigu pas berniukus ar pas mergaitės nesvarbu, tai labai gerai, žinai, tipo, tau kaip tik ten lengvas gyvenimas tau. Bet tikrai ne, žinok, jeigu kažkas blogai, tai jis laik ant tavęs. Nes, tu esi, žinai, aš nežinau, gal pas vyrų, žinai, gal kitaip, bet, šiaip, paauglių mergaičių tenai santykiai su mamom visą laiką būna tokie truputį complicated. Tiesiog taip yra. Ir dar kaip ta mama yra trenerė, tai tarsi mes visą laiką parsineždavom varžybas, ten treniruotę, žinai, namo. Visą laiką ten kažkas ne taip, visą laiką, žinai, apie tą kalbi, visą laiką tas, dar plus mano mama iš tikrųjų labai gera krepšininkė buvo, Eurolygoje žaidė, jinai šiaip, jo, ten pas mus tai istorija, kad mano tėvai per krepšinį ir susipažino, žinai, jinai labai, tikrai fainas žmogus, jinai myli krepšinį, myli vaikus, jinai dabar, pavyzdžiui, net nebetreniruoja, jau kaip krepšinio netreniruoja, jinai dabar dirba tiesiog su vaikais, tai šiaip iš tos pusės žiauriai viskas faina, bet kai mama yra trenerė, tai nėra faina. Bet tikrai nėra faina. Jeigu mama žiūri, aš tave labai myliu, bet nėra faina, kai mama yra trenerė. Niekam nerekomenduoju. Jeigu turite dukras ir esate krepšinio treneris, veskit pas kitą žmogų treniruotis. Tikrai paprasčiau. Bus tikrai lengviau. Geras. Tada dar klasė, ar neplanuoji sugrįžti pati į aikštelę? Čia jau turbūt kažkas iš mano draugių bus paklausę. Nežinau. Šiaip būtų faina, žinai, tiesiog susitikti su draugiam, pažaisti, aš apie tai jau seniai galvojau, bet aš jau įsivaizduoju, kaip aš ten žaisčiau, aš dabar kiek 6 metai kamuolio nelaikiu, žinai, taip normaliai, bet šiaip norėčiau, gal kada nors, žinai, kažkokioj mėgėjų vietai, gal kada nors sugrįš,
Neartimiausiu metu turbūt, nes tuo naujagimį turėsiu, bet gal, Žinok, visai fain. aš pradėjau žaisti krepšinį Japonijai. Man vėl Prašau. dys trepkė. Man rytoj trepkė vėl jau, dabar vis jau 3 savaitė. Ok, krepšinį Japonijai. Vieną kartą į savaitę trepkė, žinai, tikrai čia nėra kažkoks tai ulele. Ir mixed, tipo, moteris su vyrais. Tai aš kaip pirmą trepkę atvariau, galvoju, sakau, brokui, žinai, nu, čia, ne tai kažkokia staigmena, kad jie žiauriai žemi, žinai. Vis sakau, brokui, sakau, kažin žaisi 5 ar ne? Jeigu centruosi gal, tai žinok, panašiai. Tarsi, keistas labai jausmas, kaip ateinu žaidži su vyrais, žinai, su vyrais. Amžius mix, žinai, ta prasme yra ir mano metų, ir vyresnių truputį, ir truputį jaunesnių, tokių teenagerių, žinai, bet jų yra, gal tik tai keli yra didesni už mane. Tai, ir tai ten, tipo, tiek, žinai. Tai, sakau, toks keistas, žiūrėjau, jausmas, bet labai fainai. Aš taip pro niekada nežaidu, žinai, aš tik ten univerą, ten mokyklą ir taip toliau. Ir, na, KSM aš lankiau, kai buvau, dar Lietuvoje gyvenau. Bet tai, žinai, nebuvo niekada ten pro. Dabar, bet man visą laiką tas krepšinis taip traukia, man tai patinka. Tai aš Australijai kažkada sužaidus esu 2 rungtynės ant mėgėjų lygoje. Ir tada, tai mano ta karjera, krepšinio. Tai nežaidžiu 5 metus panį rungtynį nesužaidus, tada nuvariau, atlašiau 2 rungtynės, 2 trečiadienius iš eilės Australijai, galvau, kad pamirsiu. Pirmą trečiadienį tai viskas, galvau, tai sakau, brokas sėdi rungtynę žiūri. Aš žinai, skauda, dar kūnas, nes tiek sportuoji, bet taip skauda gerklę, aš nežinau, taip skauda gerklę, prasme, plyšta atrodo ta gerklė, ir taip pat Anačia, ir Anačia 4 irgi, bet tai dabar tai iš viso dar, žinai, po gimdymas teks, dar praėjo, čia buvo 2,5 mėnesio, žinai, aš kažkas taip pat refkė. Tai buvo reikalų, bet žodžiu, labai faina. Baisu, man irgi kažkaip dabar, kai pagalvoju, blema, kaip baisu būtų labai faina, bet labai baisu, žinai. Tai jeigu kažkas nori čia, kas paklausyti, tai jeigu norit pažaisti, parašykit man. Gal vasarą kažką organizuoti. Prileksiu iš Rygos. Reikėtų žmonų komandą padaryti. Bet tai, iš tikrųjų, tai žinok, mes čia kaip su Gabija šnekėjom, Gabija už Lietuvos rinktinę lošus, ten 16, man atrodo. Tada Dimšienė, ponė. Jo. Tada, nu tai jeigu čia priimsit legonierų žmonas, tai aš irgi tipo pribėgčiau. Dalę Beleckaitę galima pasimti. Jo. Į komandą. Mano mama treniravosi. Tai čia iš viso connectionai, žinai, čia ryšiai. Tada tu jau viskas, jau startinis 5 yra. Viską turim. Neaišku, kaip tam pozicijos, bet... Kažkaip jau, žinai, išsižiūrėtume, kaip ten. Aš tikrai žiauriai smagu. Ir tai visas su vaikais. Tai vaikų soliuką padarytume. Bet kaip, man dėl tokių dalykų, tai žinai, kaip išsigalvoju tokio dabar nesąmonę, kur yra jokinga, bet kuri galėtų ir realiai kada nors įsipildyti, žinai. Ir taip man atrodo, kaip aš norėčiau gyventi Lietuvoje. Žinai, būna tokių, žinai, kur tų momentų, bet aš mes tai tikrai sakėm, kad po Arno karjeros grįšim į Lietuvą gyventi. Bet aš jau atpratau nuo oro, mes dabar Rygoje sėdėm, man jau kažkaip šaltas, man labai patikdavo, aš laukdavau, žinai, to šalčių, man buvo pats tas geriausias dalykas, bet dabar jau nežinau, kaip reikėtų. Bet žinai, vėl pripranti, turi būti vėl viskas iš naujo. Tai aš irgi kaip ir laukiu, bet iš kitos pusės po to pagalvoju, dar visai noriu va tokį gyvenimą pagyventi. Man visai smagu, kai nereikia pirkinėti daug daiktų. Apsišvietai. Jo. Paklausyk, aš dar turiu dar vieną klausimą, kol čia mes nesiužiūrime, belia kiek ilgai valandas, kas gerai. Bet mano čia pažįstama draugė Karolina paklausė, nes aš žinau, kad jos vyras yra beisbolo žaidėjas. Tai jinai paklausė, ar yra tekę susidurti su nemaloniom vyrų gerbėjom? Ir kokios buvo reakcijos? Jo, nu, yra kaip, blemba. Yra šnekas, yra tos, kad ten gerbėjos, tai ten nelabai įdomus. Ar neįdomus, tai ten iš viso nežiūri, žinai, į tą pusę. Yra nemalonesnė situacija,
kai kažkokios merginos nori būti tavim draugės tam, kad tu supažindintum su krepšininkais. Va, tada yra nefaina. Okay. Tokių pas mane yra buvę variantų tikrai. Ir dar net pačiais pirmais metais, kai, žinai, buvom Sicilijoje, buvo ir gerbėjų, buvo tokių, žinai, variantų. Va, tada yra žiauriai nefaina. Nes, tu žinai, kad tai nėra, kaip pasakyti, tau atrodo pradžiai, gal dar pirmais metais, žinai, kai esi labai naivi, tai atrodo, kad, tikrai, nori draugės būti. Nori bendrauti, nori būti draugės, nes tu labai tiki, kad čia visi tai nori draugai, žinai, būti. Ir paskui supranti, kad taip nėra. Bet paskui, žinai, kai supranti, kad ten jau antro vos, net ten normalesnio bendravimo metu, o tai jūs čia susitinka, čia gal kažkada, žinai, su kitais, žinai, žaidėjais, čia gal supažindintum su tuo, ir tada toks tai... Jau iš karto kėslai paaiškėjo, ne? Jo, tai dabar kažkaip taip net nebendrauju, taip, žinai, ten su tokiais žmonėmis. Man dabar labiausiai patinka bendrauti, kai būna fanai, tai vyresnio amžiaus žmonės, man jie labiausiai yra, va, ta, žinai, tas pats, ypač praeitais metais, kai buvom Graikijai, tai ten buvo patys fainiausi. Nežinau, net sakiau labai tą klausimą, nes šiaip su tom gerbėjom, tai pas mus nebuvo to tokio kažkokio, kad blogų kažkokių labai, tiesiog nekreipi dėmesio ir viską, žinai. Iki tokio, kad tiesiog neįdomu. O va, iš tos pusės gal buvo labiau tokių. O tau yra? Ne, aš galvoju, pas mus gal Brokas biškai panašus su tavo vyru, kad jisai, jisai neentertainino, žinai. Tai, žinai, kai net neduoda supras, kad kažkaip yra kažkas, kad kažkas ten, žinai, kad neduoda tos terpės, kad kažkas čia galėtų, kad su juo ar ten šnekėtų, ar ten kažkaip ten pasisukt kažkas. Aš net nebendrauja, žinai, jis net nebendrauja. Jeigu ateina nusifotkim su juo, jis tai va stovi. Nebūna to, žinai, kad... Jūs manęs neveskit, man žmona neleidžia. Ir aš nieko nesakau, negalvokit, kad čia aš nieko nesakau, tai tiesiog jis yra labai fainas, labai geras vyras. Aš toje vietoje tikrai galiu pasakyti komplimentus, man pasisekė su vyru, tiesiog aš nenoriu čia prisikalbėti, bet tikrai nėra nieko, ką aš galėčiau apie jį labai kažko, žinai, blogo pasakyti. Tai tas visiškai per jokią vietą, kad kažką tiesiog, nežinau, gal ta, kad mes labai anksti, žinai, kartu ir mes tikrai augam kartu, žinai, mes keičiamės kartu, mes mokome, žinai, viską, tą gyvenimą tokį, viską absoliučiai, žinai, nuo A iki Z. Nežinosiu, kaip bus po to, nes mums dabar kiek čia dar labai anksti, žinai, dar labai jauni, dar čia mes galim sakyti, kaip čia bus, mes nežinom, kaip bus, bet numatysim. Neturėjau tikrai. Nes, žinai, jeigu geras žmogus yra, tai geras žmogus nepabėgs. Ta prasme, iš to, kad žinai. Nuoširdumas ir toliau. Žinai, ką aš turiu kai ką padaryti, nes aš girdžiu, kad vargšas Brokas ir mano vaikas verkia ir nori valgyti, čia aš ją atsinešiu čia gerai. Nes aš dar čia mes su taip išnekam ir dar čia yra likę kelių topukų, tai aš nenoriu nukatinti. Atsineš, aišku, tai iš. Okay. Dar ateina pasisveikinti, dar kitas žmogus ateik, pamojuok tetą. Jau dabar čia esi. Visi kartu, visą šeimyną. Ateik, va čia, va. Be mamos neįmanoma. Taip, gerai, manau, kai dar 10 minučių ir mes baigsim, gerai? O dabar jau čia papų šou vyks. Labai gražu. Tai va, biškai, dar net nesklandumus techninių buvo magiškų. Manau, labai gerai suprantam. Aš taip egzaminą laikiau, žinai, man leido dėstytojai žodžius įskaitinėti, kai Elės gimė. Tai jam buvo gal mėnuo, kai man egzaminai, žinai, buvo, tai aš irgi viena ranka žindau, kita ranka, žinai, mojuoju dėstytojam, atsakinėju. Tai, toks gyvenimas. Blemba, kaip bebūtų krepšininkų žmonų gyvenimas yra toks pats kaip žmonų gyvenimas, žinai, visi savo vietose, kažką bandai, kažką nori. Aš ten Elija, atsimenu, tiesiog turėdavau eiti per varžybas, kai vis kartu, žinai, žindyti visą laiką išeini, žindai, nes tu negali per varžybas žindyti. Aš išeinu ne dėl to, kad man tenai, aš nenoriu žindyti, žinai, prie žmonių ar kažką, bet esmė tame, kad jisai labai jam patinka kašės. Tai pas mane būna, jisai valgo ir iškart nusisuka, žinai, atsisuka. Ir pirmyn atgal.
Jo, ir skauda, ir tu net jeigu, kai būni, net jeigu užsidengi, žinai, tai jisai su visų tuo išlenda ir tada, būtų labai, labai geras vaizdas. Papušau, ne? Jo, o dar kai sėdi pačiam priekį, tai nelabai to nori, tai aš išeidavau, pavalgydavau visi ten, žinai, kiek jam reikėdavo ir mes atgal. Ir tada tai pirmyn atgal, žodžiu. Na, aš kaip įsivaizduoju, aš irgi taip, aš kažkaip man toks buvo, dabar dar reikalų vyksta pro kitą galą, žodžiu, atėjai myli čia su visų savo šou, taip, su visų šou. Tai paklausyk, aš šią dieną, kai čia šiom rungtynėm sėdžiu arenai ir galvoju, lema, arena mum yra namai. Aš sėdžiu šitoje arenai čia Japonijoje ir visiškai galvoju, tiesiog čia yra visiškai mūsų namai, nes ten viskas vyksta irgi, aš galvoju, maitinu ją per rungtynės ir galvoju, žinai, jau aš antrą vaiką savo maitinu arenai, mes praleidžiam minimum po kartą per savaitę tenai, atvažiuoja anksčiau, grįž ir išeini pats vėliausias kiti, kol dar pradai ten pasidaro treatmentus visokios viską, kol nusivaldo, tai toksai, sakau, ten arena yra namai, žinai, nėra, kad taip, kaip paprasti žmonės ateina, ten arena ir išeina, o mum yra visiškai kitas. Jo, dėl to, tai, tikrai, tu praleidai kokias 4 valandas, dėl to, sakau, man dabar labai keista yra, kai, nevyksta to, žinai, bet tiesiog reikia priprasti prie to, žinai, naujos realybės. Dėl to aš sakau, aš vadinu šitą Arno patraumą, šitą visą laikotarpį, grynai postpartum laikotarpį, nes tu turi ten kažkokį laiką, kai, tu esi laimingas, žinai, kai tu, pavyzdžiui, būni laimingas, kad ten gimė vaikas, čia tu esi laimingas, kad ten gerai praėjo operacija, kad, žinai, viskas tvarkoj, kad jisai sveikas, kad viskas sutvarkė, tada būna ta, žinai, laikotarpis, kur tu su mažu vaiku, tai tu pasilgsti savo gyvenimo prieš vaiką, būna taip, būkim čia teisingai, vienas, bet teisingas. Lygiai taip pat ir čia, žinai, tu prisimeni tą gyvenimą prieš tai, tu pasilgsti, žinai, to gyvenimo, koks tai buvo prieš tai, paskui tas ateina susitaikymas, pripratimas, žinai, kažkoks ir jau ta nauja realybė. Kad aš laukiu, kad jau ateis ta nauja realybė, žinai. Ir mums dabar, bet kai būna ten 6 mėnesių vaikai pradeda valgyti ten jau tą normalų maistą, tai čia būna labai didelis, žinai, step, nes tau jau palengvina gyvenimą biškai, kad tau nereikia visai ką ant krūties. Man tai atvirkščiai, žinok. Man atvirkščiai. Aš taip nelaukiu, kada čia dabar vėl reikės ten tas košytės, ten tas morkytės, o dieve, matai, aš niekada netryniau. Aš dariau aš irgi iš tikrųjų taip dariau biškai daug. Taip, aš per vidurį realiai. Dariau Mikstuką. Jo, bandžiau baby led weeding, bet žinai, kas man gausi, kad mano visai vaidindavo, kad springsta. Jisai kelis kartus, tipo, žinai, kaip ten būna, paspringsta. Ir jisai po to įsigudrino vaidint, kad springsta. Ir jisai valgo. O man kiekvieną kartą, kai jisai taip ir man tik širdis į kalnus, žinai, tai aš jau pat biškai stopą uždėjau, nes man buvo baisiau, tipo, žinai, o jisai specialiai ir žiūri mane po to už 3 sekundžių, tipo, po to springsta. Ar reakcija kažkokia, žinai. Aš ten sakau, man jau rankos netirpia. Man tai čia aš laukiu, aš jau dabar dar neturiu vaiko, bet aš jau laukiu, kada bus tas laikotarpis, kai pradėjęs valgyti normalų maistą, nes tada tu gali išvaryti kažkur, pavyzdžiui, į restoraną, tu atveži jam maisto, ir tą valandą to maistu užsienę, žinai, būna. Tai man kaip tik, tai atsakau, čia 6 mėnesiai aš laukiu, kada valgys vaiką, žinai, o čia po 6 mėnesių jau turėtų jam kaip ir, nežinom, žinai, kaip bus, čia negali irgi nuspėti tokio dalyko, bet jau kaip ir pabaiga, žinai, reabilitacijos. Tai čia visiškai, man, ir jisai išgyveno tą grinai, ką aš išgyvenau, kai gimė Elija, žinai, tipo, fiziškai sunku, psichologiškai sunku, žinai, toks, kažkoks toks laikotarpis, bet jau priprantam pabiškai. Reikia priprast, reikia įsivažiuoti, reikia priprast. Labai mums pasisekė, kad turim labai palaikančią šeimą, žinai, kad, padeda, kiek reikia, jo. Su šeima tai mano uošviai yra nuostabus žmonės, sakau, dabar šunis išvežėm jiem įkišom. Truputį pažiūrėti. Bet su uošviais pasisekė, aš girdėjus blogų istorijų. Ne, man tai pasisekė tikrai. Pas mus, pavyzdžiui, iš tos pusės, kad mes su Anyta turim tokį, nuo pat pradžios, tokį susitarimą, kad mes
nesipykstam, neapkalbinėjom ten labai šūdų vieną apie kitą. Tasme, jeigu aš jau kažką apie ją pasakysiu, tai jau gali 100% žinot, kad aš jai pirmai pasakiau, žinai. Mes tiesiai šviesiai, man kažkas nepatinka, mes pasakom ir, žinai, ir taip ramiau, apeinam tą, pasibaigia ir mes galim ramiai gyventi, žinai. O nėra taip, kad, nes tai visai kaupiasi, sako, žinai, problemas ir po to, nu, ta pradedi nekęsti vieną kitos, bet pas mus tokio nėra. Tikrai, man kažkas nepatinka, ką ten, pavyzdžiui, pas mane atvažiavus kažką, žinai, padarytų, ar kažką ten pasakytų, aš jai pasakau ir, nu, tiesiog supranta, nebedaro. Man bent jau, man pasiekė šitas, kad jis supranta, žinai, jinai labai viską tvarkingai, linkėjimai, aš žinau, kad tikrai žiūrės. Mano uošvė yra nuostabus žmonės, nu, tai tikrai visai, ką padeda viską. Man labai pasisekė, žinai, su šveis. Aš iš tiesų su jo mama bendrauju daugiau, nei jisai bendrauju su savo mama, čia tikrai, nes kiekvienas. Ja, čia tikrai labai nerealu. Čia žiauriai nerealu. Nu gerai, ką aš dar tau turiu kokių klausimų? Na, tai mes žiūrime. Ai, aš žinai, ką norėjau šiaip pasakyti šitam podcast'e, kad ne tik tai krepšininkų žmonos jaučiasi panašiai kaip mes, man parašė mano pažįstama iš mokyklos, mes ten vienoje mokykloje mokinomės, jos vyras yra muzikantas. Ir jinai sako, klausiau podcast'o ir sako, nu, su tiek daug dalykų galiu pritart. Sako, nes irgi labai panašiai, žinai, tai galvoju, wow, nes aš, man net, nu, kažkaip, nu, žinai, supranti sportininkų, kad, žinai, yra taip, o kad muzikantai tai kažkaip net nepagalvoju. Aš manau, žinai, kad nesvarbu kokia profesija, jeigu tai yra kažkas šiek tiek labiau stereotipiško, labiau viešesnio, tai visas praeinam pro tą patį. Bet jo, yra tas toks. Nežinau, bet pripranti, žinai, nu, prie to vis tiek po kažkiek laiko pripranti, tas pyktis vis tiek ima kas nuo karto, kai kažkokie ten stereotipai ateina. Bet aš sakau, Arnai, bet mes negalim pykti, mes esam stereotipinė pora. Jis yra krepšininkas, aš esu blondinė ir mes dar turim 2 mažus šuniukus. Nu, mes esam stereotipas. Tai prasme, visiškai. Ar aš tikrai galiu pykti ant žmonių, kurie mus laiko stereotipų? Aš negaliu, nes mes esam grynai ta lietuviška krepšininkų šeima. Nu, visiškai. Bet taip yra. Bet ir labai gerai, gal, nu. Labai fainai, kad jūs taip sudarėt gerai. Matyt, mes dabar jau prisikalbėt, žinai. Žinai, kur būna visą laiką. Susipyksta čia vakarą. Kur būna, kad ten vieną mėnesį išeina straipsnis, kaip plėšo meilės, jau po mėnesio, žiūrėk, skrybo, žinai. Gerai, tai aš jaučiu, baigsim čia šitą, mano vaikai jau ant manęs puola iš visų kampų. Mano jau irgi turėtų grįžti tuoj, tai bus tas pats, žinai. Tik atsisėskiau. Jėzaus. Pradėjau podcastą viena, bet matyt, mamai 2 valandų, 2 vaikai mamai 2 valandų išgauti neįmanoma. Na, bet gerai, mes planavom valandą, žinai, tai čia jau mūsų kaltė. Jo. Techninės sklandumai prasidėjo, bet žodžiu, labai fainai pašnekėt buvo, labai smagu, gal kada dar pasijungsim dar, nes manau, čia mums tą temų šnekėti, atrodo viską, palėtėm kelis dalykus, bet taip tik vos, žinai. Tai būtų šiaip iš tiesų, tai jo, labai daug dar yra apie ką pakalbėti. Viską labai taip trumpai. Labai bijojau, labai atsiprašau visų, jeigu kažką nesklandžiai kalbėjau. Pirmą kartą gyvenime. Viskas labai gerai. Labai smagu, tikrai. Tai tame irgi yra šarmo, žinai, kad tiesiog esam taip, kaip esam, žinai. Irgi bijom, irgi jaudinamės, irgi pasakojam, irgi, žinai, jaučiam viską. Bet šiaip labai didelis ačiū tau, kad tu iš vis tokį dalyką pradėjai, nes tikrai duoda šiek tiek iš mūsų, žinai, pusės pakalbėti, parodyti, kad nesame ten kažkokios, nežinau, kaip įsivaizduoja, žinai. Tiesiog tokie patys žmonės su labai panašiom problemom, su tokio, žinai, to pačiu stresu. Taip, ir labai iš tikrųjų, kaip susipažįsti, aš norėjau sakyti, kaip mes su tavim pradėjom bendrauti. Realiai tai per Instagramą, bet žinai, kad random, bet pradėjom šnekėti iš karto balso žinutėm, kas man yra taip, žinai, toks klikas iš karto. Ir pirmas dalykas tai yra tas, kad mes iš karto žinom, iš kur, net aš tavęs nepažinodama, jau turiu su tavim tiek daug bendro, žinai? Tai tada pradėti šnekėti yra taip lengva bendrauti. Jo, nes tu esi tą pačią poziciją. Bet man dėl to tu susibendrauji su tom krepšininkų žmonėm kiekvienais metais, nes tu esi tą pačioj situacijai. Tai jisai imasi tą patį katilą
Ir tu tiesiog, jo, mes buvom iš viso pažįstamos, tik per Instagramą. Ne. Mes savo dabar su Lietuva pirmą kartą susitikom taip, pirmą kartą, ne? Jo, ir tai ten buvo tiesiog labas. Bet irgi vėl iš karto atsistink ir aš sakau, brokui, plema, kaip fainai būtų su jais nueit kavos, tokia man nefainai, žinai, kaip tipo, žiauriai smagu. Gerai, paėmė savo vaikų ramint, maitint ir, žodžiu, vėl į mamos gyvenimą. Aš irgi, einu daryti valgyt, laukti savišką iš darželio parvažiuojančių ir iš reabilitacijos. Toks tas krepšininkų žmonių gyvenimas. Jo, apibendrinant tai taip. Taip rutina. Ok, gerai. Tai labai ačiū Gitanai, labai chaotiška epizodo pabaiga, bet labai gerai vardina, koks tas yra gyvenimas, būnant mama, neturint labai daug pagalbos ir bandant kažką dar įrašyti, pakalbėti, sukurti. Žodžiu, ačiū Gitanai dar kartą ir labai smagiai pašnekėjom, galėjom šnekėti dar valandas, bet galinai ir sugrįžti į podcastą. Na, o galvosim, kursim naujų podcastų ir Gabija jau pasirodys kitame. Tai sekite mus Žmonos kalba Instagrame, ar tai rašykite man per Instagramą, ar tai komentuokite po šitą YouTube video, ką norit pamatyti, ką norit išgirsti. Mes, žodžiu, papasakosim, pašnekėsim, tikiuosi bus viskas mažiau chaoso ir, žodžiu, viskas išeis mums kažkaip paprasčiau. Tai va, labai ačiū, iki.